Šią akimirką, kol klausote šių žodžių, jūsų kūnas juda erdvėje greičiu 1 400 000 km/h. Ne dėl to, kad judite savo kambaryje, ne dėl Žemės sukimosi aplink savo ašį, net ne dėl mūsų planetos skriejimo aplink Saulę. Jūs skriejate kartu su visa paukščių tako galaktika. Ir šis neįtikėtinas greitis yra nulemtas vieno objekto, kuris yra už 36 000 šviesmečių nuo jūsų. Objekto, kuris yra toks masyvus, kad jo gravitacija valdo 200 milijardų žvaigždžių. Objekto, kuris teoriškai neturėtų egzistuoti, bet be kurio jūs niekada nebūtumėte gimę. Šis objektas yra juodoji skylė Sagittarius A žvaigždė. Ir ji yra priežastis, kodėl egzistuoja visa mūsų galaktika. Bet kaip tai įmanoma? Kaip objektas, kuris ryja viską – šviesą, materiją, net patį laiką – gali būti kūrėjas? Kaip galutinis naikintojas gali būti gyvybės architektas? Šis klausimas kankino astrofizikus daugiau nei pusę amžiaus. Ir atsakymas, kurį jie rado, yra toks neįtikėtinas, kad jis verčia permastyti viską, ką manėme žinantys apie visatos prigimtį. Pasirodo, kad juodosios skylės nėra tik kosmoso siaubai, jos yra galaktikų gimdytojos, jos yra žvaigždžių formavimo variklis, jos yra priežastis, kodėl šiandien galite egzistuoti ir klausytis šių žodžių. Norėdami suprasti šią neįtikėtiną transformaciją, nuo naikintojo iki kūrėjo, turime pradėti nuo to, kas vyksta pačiame baisiausiame objekte visatoje. Įsivaizduokite vietą, kur erdvė yra taip iškreipta, kad ji pati save suriša į mazgą, kur gravitacija yra tokia stipri, kad net šviesa, judanti greičiu 300 000 km/s, negali pabėgti, kur laikas lėtėja taip stipriai, kad jei galėtumėte stebėti draugą, krentantį į juodąją skylę, matytumėte, kaip jis sustingsta ties įvykių horizontu, amžinai įšaldytas paskutinėje akimirkoje prieš išnykdamas. Tai nėra mokslinė fantastika. Tai yra juodosios skylės realybė, patvirtinta tūkstančiais stebėjimų ir matematinių skaičiavimų. Pirmasis žmogus, kuris suprato, kad tokie objektai gali egzistuoti, buvo vokiečių astronomas Karlas Švarčildas. 1916 metais, kol Pirmasis pasaulinis karas siautė Europoje, Švarčildas tarnavo Vokietijos armijoje Rusijos fronte. Tarp mūšių šis genialus fizikas sprendė Einšteino lauko lygtis. Tas pačias lygtis, kurias Albertas Einšteinas buvo paskelbęs vos prieš kelis mėnesius. Ir Švarčildas rado sprendimą, kuris šokiravo patį Einšteiną. Jo skaičiavimai parodė, kad jei pakankamai daug masės būtų sukoncentruota pakankamai mažoje erdvėje, erdvė laikas subrūktų į save taip stipriai, kad sukurtų tašką be grįžimo, vietą, iš kurios niekas negali pabėgti. Einšteinas buvo pritrenktas. Jis net parašė straipsnį, bandydamas įrodyti, kad tokie objektai negali egzistuoti gamtoje. Bet Švarčildas buvo teisus, o Einšteinas ne. Dabar įsivaizduokite, kas vyksta, kai materija krenta į juodąją skylę. Tai nėra paprastas kritimas. Tai yra pati dramatiškiausia transformacija, kokią tik gali patirti materija. Kai dujų debesis ar žvaigždė patenka į juodosios skylės gravitacinį lauką, ji pradeda skrieti aplink ją spirale, formuodama tai, ką astronomai vadina akreacijos disku. Šis diskas yra viena karščiausių vietų visatoje. Trinties jėgos tarp dalelių, skriejančių beveik šviesos greičiu, įkaitina materiją iki temperatūrų viršijančių 1 000 000 laipsnių Celsijaus. Tai yra karščiau nei bet kurio žvaigždės paviršius. Tai yra taip karšta, kad atomai yra visiškai jonizuoti, elektronai atplėšti nuo branduolių ir visa materija virsta plazma, 4. materijos būsena. Ir štai čia prasideda stebuklas. Kai materija spiralėje artėja prie įvykių horizonto, juodoji skylė elgiasi kaip milžiniškas kosminis pagreičių įrenginys. Magnetiniai laukai, susivyniojantys aplink besisukančią juodąją skylę, tampa tokio intensyvumo, kad jie veikia kaip gigantiški kosmoso katapultai. Dalis materijos, maždaug 10 procentų, niekada nepasiekia įvykių horizonto. Vietoj to jie yra išmetama atgal į erdvę 2 priešingomis kryptimis – statmenai akreacijos diskui. Šie išsiveržimai, vadinami reliatyvistiniais srautais, yra vieni galingiausių reiškinių visatoje. Jie juda beveik šviesos greičiu, jie tęsiasi 100 000 šviesmečių ir jie neša energijos kiekį, kuris prilygsta milijonams supernovų sprogimų.
1976 metais astrofizikas Martinas Risas iš Kembridžo universiteto pirmasis suprato, kad šie srautai gali būti ne tik naikinimo jėga, bet ir kūrybos įrankis. Jo skaičiavimai parodė, kad kai reliativistinis srautas smūgiuoja į tarpžvaigždinių dujų debesį, jis suspaudžia dujas taip stipriai, kad jos pradeda kolapsinti dėl savo gravitacijos. Ir kai dujų debesis kolapsuoja, jis užsidega. Gimsta nauja žvaigždė. Tai buvo revoliucinis atradimas. Juodoji skylė, objektas, kuris turėtų tik naikinti, iš tikrųjų gali kurti žvaigždes. Bet tai buvo tik pradžia. Tikrasis šokas atėjo vėliau, kai astronomai pradėjo sistemingai tirti galaktikų centrus. 1993 metais kosminis teleskopas Hubble'as pradėjo stebėti galaktikų branduolius su neprecedentiniu tikslumu. Ir tai, ką jis rado, buvo stulbinantis modelis. Kiekviena didelė galaktika, kurią jie stebėjo, absoliučiai kiekviena, turėjo supermasyvę juodąją skylę savo centre. Ir dar keisčiau, juodosios skylės masė buvo tiesiogiai proporcinga galaktikos masei. Jei galaktika buvo didelė, jos centrinė juodoji skylė buvo didelė. Jei galaktika buvo maža, juodoji skylė buvo maža. Šis ryšys buvo per daug tikslus, kad būtų atsitiktinumas. Tai reiškia tik vieną dalyką. Juodosios skylės ir galaktikos augo kartu. Jos buvo neatskiri objektai, kurie atsitiktinai atsidūrė toje pačioje vietoje. Jos buvo partneriai, formuojantis vieną kitą milijardus metų. Bet kaip tai įmanoma? Kaip objektas, kuris sudaro tik 0,01% galaktikos masės, gali kontroliuoti visos galaktikos evoliuciją? Atsakymas slypi tame, ką astronomai vadina grįžtamuoju ryšiu. Ir tai yra vienas elegantiškiausių mechanizmų, kokius tik yra atradusi šiuolaikinė astrofizika. Įsivaizduokite jauną galaktiką, gimusią praėjus tik keliems šimtams milijonų metų po didžiojo sprogimo. Ji yra chaotiška, pilna dujų ir dulkių. Žvaigždės formuojasi netvarkingai, viskas yra turbulentiškas ir nestabilus. Jos centre yra juodoji skylė, kuri dar tik pradeda augti. Ši juodoji skylė ryja materiją iš aplinkos. Ir kuo daugiau jį ryja, tuo stipresni tampa jos reliatyvistiniai srautai. Šie srautai veikia kaip kosminis vėjas. Jie išpučia dujas iš galaktikos centro. Jie sustabdo naujų žvaigždžių formavimąsi tam tikrose srityse. Jie perorganizuoja visą galaktikos struktūrą. Ir štai čia įvyksta transformacija. Chaosas virsta tvarka. Netvarkinga jaunoji galaktika tampa struktūrizuota, subrendusią galaktiką, su aiškiomis spiralėmis ar elipsiniu pavidalu. Juodoji skylė veikia kaip galaktikos termoreguliatoriaus. Kai galaktikoje yra per daug žvaigždžių formavimosi, juodoji skylė suaktyvėja, išmeta energiją ir sustabdo procesą. Kai žvaigždžių formavimasis sulėtėja, juodoji skylė nurimsta, leidžia dujoms vėl kauptis centre ir ciklas prasideda iš naujo. 1999 metais astrofizikė Deborah Sears iš New Yorko universiteto paskelbė tyrimą, kuris tai patvirtino. Jos komanda modeliavo galaktikų evoliuciją kompiuteriu ir palygino rezultatus su tikrais stebėjimais. Kai jie paleido simulacijas be juodųjų skylių, virtualios galaktikos augo per greitai, tapo per masyvios ir visiškai neatitiko to, ką matome tikrovėje. Bet kai jie įtraukė supermasyves juodasias skyles ir jų grįžtamąjį ryšį, virtualios galaktikos tapo beveik identiškos tikrosioms. Išvada buvo neišvengiama. Be juodųjų skylių galaktikos, kokias mes žinome, negalėtų egzistuoti. Dabar padidinkime mastelį ir pažvelkime į dar didesnį vaizdą. Ne tik į vieną galaktiką, bet į visą galaktikų tinklą, kuris sudaro visatos struktūrą. Kai astronomai kartografuoja galaktikas erdvėje, jie mato stulbinantį modelį. Galaktikos nėra paskirstytos atsitiktinai. Jos formuoja gigantiškus siūlus ir sienas, supančias milžiniškas tuščias erdves, vadinamas tuštumos. Ši struktūra primena kempinę arba neuroninius tinklus smegenyse. Ir vėlgi, juodosios skylės vaidina kritinį vaidmenį šios struktūros formavime. Kai dvi galaktikos susiduria, o tai vyksta dažniau nei galėtumėte pagalvoti, jų centrinės juodosios skylės galiausiai susilieja. Šis susijungimas yra vienas dramatiškiausių įvykių visatoje. Dvi supermasyvios juodosios skylės spiralėje artėja viena prie kitos milijonus metų, išmedamos gravitacinius bangų impulsus, kurie deformuoja pačią erdvės laiko audinį.
Kai jos pagaliau susilieja, jos sukuria dar masyvesnę juodąją skylę ir išlaisvina energijos kiekį, prilygstantį milijonams saulių, konvertuotų į grynąją energiją per 1 sekundę. Šis procesas ne tik kuria didesnės juodąsias skyles, jis taip pat perskirsto materiją ir energiją milžiniškose atstumuose, formuodamas galaktikų klasterius ir superklasterius. Juodosios skylės veikia kaip gravitaciniai inkarai, aplink kuriuos organizuojasi visa kosmoso struktūra. 1987 metais astrofizikas Džonas Barkolas iš Berklio universiteto apskaičiavo, kad be supermasyvių juodųjų skylių visatos struktūra būtų visiškai kitokia. Galaktikos būtų mažesnės, labiau išsklaidytos, mažiau organizuotos. Dideli galaktikų klasteriai, tokie kaip Virgo klasteris ar Koma klasteris, tikriausiai niekada nebūtų susiformavę. O be šių klasterių nebūtų susiformavusios ir mažesnės galaktikos, tokios kaip mūsų paukščių takas. Tai reiškia, kad be juodųjų skylių nebūtų Saulės, nebūtų Žemės, nebūtų jūsų. Bet istorija tampa dar keistesnė, kai pradedame kalbėti apie tai, kas vyksta pačiame įvykių horizonte. Pagal klasikinę Einšteino bendrąją reliatyvumo teoriją, materija krentanti į juodąją skylę tiesiog išnyksta. Ji kerta įvykių horizontą ir keliauja link singulumo, taško, kuriame visa masė yra sukoncentruota begalinėje tankio vietoje. Ir tai yra pabaiga. Informacija apie tą materiją, jos struktūra, jos istorija, net jos kvantinė būsena yra prarasta amžiams. Bet 1974 metais fizikas Stephenas Hawkingas atrado kažką neįtikėtino. Jis sujungė kvantinę mechaniką su bendraja reliatyvumo teorija ir parodė, kad juodosios skylės iš tikrųjų nėra visiškai juodos. Jos spinduliuoja, jos išskiria energiją, jos lėtai garuoja. Šis reiškinys, dabar vadinamas Hawking spinduliuote, vyksta dėl kvantinių fluktuacijų prie įvykių horizonto. Vakuumas nėra tikrai tuščias. Jame nuolat atsiranda ir išnyksta virtualių dalelių poros. Paprastai šios poros susiduria ir anihiliuoja per akimirką. Bet prie įvykių horizonto viena dalelė gali įkristi į juodąją skylę, o kita pabėgti į erdvę. Iš išorės tai atrodo tarsi juodoji skylė išspinduliuotų dalelę. Ir kiekvieną kartą, kai tai vyksta, juodoji skylė praranda šiek tiek masės. Tai reiškia, kad juodosios skylės nėra amžinos. Jos gyvena, jos miršta. Ir kai jos miršta, jos grąžina viską, ką kada nors prarijo, atgal į visatą, tik kitokią formą. Mažos juodosios skylės garuoja greičiau nei didelės. Juodoji skylė, kurios masė lygi Saulės masiai, garuotų maždaug 64 milijardų metų. Tai yra daug ilgiau nei dabartinis visatos amžius. Bet supermasyvios juodosios skylės, tokios kaip Sagitarius A žvaigždė, garuotų dar ilgiau, daugiau nei Gaugolas metų. Tai yra vienetas su 100 nulių. Bet štai kas įdomu. Kai juodoji skylė pagaliau visiškai išgaruoja, paskutinėje akimirkoje ji išsprogsta milžinišką energijos blyksnių. Visa jos likusi masė konvertuojama į spinduliuotę per trukmę trumpesnę nei akimirką. Ir ši energija gali vėl tapti materija, formuoti naujas daleles, galbūt net naujas žvaigždes. Tai yra galutinė transformacija. Naikintojas tampa kūrėju net savo mirties akimirkoje. Dabar grįžkime prie klausimo, nuo kurio pradėjome. Kaip objektas, kuris ryja viską, gali būti gyvybės architektas? Atsakymas yra tas, kad visata veikia ne pagal mūsų intuityvią logiką. Kūrimas ir naikinimas nėra priešingybės. Jie yra tos pačios monetos skirtingos pusės. Juodoji skylė naikina materiją vienoje formoje, bet tuo pačiu metu sukuria sąlygas naujai materijai atsirasti kitoje formoje. Kai juodoji skylė ryja žvaigždę, ji išlaisvina energiją, kuri gali sukelti naujų žvaigždžių gimimą. Kai ji išmeta reliatyvistinį srautą, ji formuoja galaktikos struktūrą. Kai ji susilieja su kita juodąja skyle, ji perskirsto materiją kosminiuose mastuose. Ir kai ji pagaliau išgaruoja, ji grąžina viską atgal į visatą. Juodoji skylė yra ne pabaiga, ji yra transformacijos agentas. Ji yra kosminis alchemikas, paverčiantis vieną materijos formą į kitą. Ir štai, kas tikrai stulbinantis. Mes patys esame šios transformacijos produktas. Anglies atomai jūsų kūne, deguonis, kurį kvėpuojate, geležis jūsų kraujyje,
Visi šie elementai buvo sukurti žvaigždėse, o to žvaigždės galėjo susiformuoti tik todėl, kad juodosios skylės suformavo galaktikas, kuriuose jos gimė. Be juodųjų skylių nebūtų sunkiųjų elementų, be sunkiųjų elementų nebūtų planetų, be planetų nebūtų gyvybės. Jūs esate pagaminti iš žvaigždžių dulkių, bet to žvaigždės egzistuoja tik todėl, kad egzistuoja juodosios skylės. 1998 metais astrofizikė Priyamvada Natarajan iš Jeilio universiteto paskelbė tyrimą, kuris parodė, kad pirmosios juodosios skylės atsirado labai anksti visatos istorijoje, praėjus vos keliems šimtams milijonų metų po didžiojo sprogimo. Tai reiškia, kad juodosios skylės nebuvo vėlyvas visatos evoliucijos produktas. Jos buvo ten nuo pat pradžių, formuodamos viską, kas atėjo vėliau. Kai astronomai stebi tolimiausias galaktikas, kurias tik gali pasiekti mūsų teleskopai, galaktikas, kurių šviesa keliavo iki mūsų daugiau nei 13 milijardų metų, jie mato, kad net tos seniausios galaktikos jau turi supermasyves juodasias skyles savo centruose. Tai reiškia, kad juodosios skylės augo neįtikėtinai greitai ankstyvoje visatoje. Jos buvo ne tik stebėtojos, bet aktyvios dalyvės visatos formavime. Kaip jos augo taip greitai? Tai vis dar viena didžiausių mįslių šiuolaikinėje astrofizikoje. Viena teorija teigia, kad pirmosios juodosios skylės atsirado tiesiogiai iš labai tankių dujų debesų, kurie kolapsuoja be žvaigždžių formavimosi tarpinės stadijos. Kita teorija teigia, kad jos atsirado iš pirmųjų supermasyvių žvaigždžių, kurių masė buvo 100 kartų didesnė už Saulės masę. Šios žvaigždės gyveno tik kelis milijonus metų prieš sprogdamos ir palikdamos juodasias skyles. Bet nepriklausomai nuo to, kaip jos atsirado, vienas dalykas yra aiškus. Be jų visata būtų visiškai kitokia, galbūt net negyvybinga. Dabar įsivaizduokite, kad galėtumėte keliauti laiku ir stebėti visatos evoliuciją nuo pat pradžių. Jūs matytumėte didįjį sprogimą ne kaip sprogimą erdvėje, bet kaip pačios erdvės išsiplėtimą. Jūs matytumėte, kaip pirmieji atomai formuojasi praėjus 380 tūkstančiams metų, kai visata pakankamai atvėso, kad elektronai galėtų prisijungti prie branduolių. Jūs matytumėte tamsųjį amžių, laikotarpį, kai visata buvo pilna vandenilio dujų, bet dar nebuvo žvaigždžių, kurios jas apšviestų. Šis laikotarpis truko maždaug 200 milijonų metų. Visata buvo tamsi, šalta, beveik vienoda. Ir tada jūs matytumėte pirmąsias šviesas. Pirmosios žvaigždės užsidega. Pirmosios juodosios skylės formuojasi. Ir prasideda transformacija. Juodosios skylės pradeda augti, ryjančios aplinkinę materiją. Jos pradeda išmesti reliatyvistinių srautų. Šie srautai smūgiuoja į dujų debesius, sukeldami naujų žvaigždžių bangą. Žvaigždės formuoja galaktikas. Galaktikos susiduria ir susilieja. Juodosios skylės auga dar didesnės. Ir per milijardus metų chaosas virsta struktūra. Atsiranda galaktikų siūlai ir sienos. Formuojasi galaktikų klasteriai. Ir vienoje iš šių galaktikų, vienoje iš milijardų, atsiranda geltona žvaigždė su 8 planetomis. Ant trečiosios planetos atsiranda gyvybė. Ir praėjus 4 milijardams metų, viena iš tų gyvybės formų pradeda klausti, kodėl mes čia esame. Ir atsakymas bent iš dalies yra dėl juodųjų skylių. Bet istorija dar nesibaigė, nes juodosios skylės ne tik formavo praeitį, jos formuoja ir ateitį. Šią akimirką, kol klausote šių žodžių, kosmoso teleskopas Džeimsas Vebas stebi šviesos fotonų, kurie keliavo 13 milijardų metų, kad pasiektų jo veidrodžius. Šie fotonai pradėjo savo kelionę, kai visata buvo vos kelis šimtus milijonų metų sena. Ir tai, ką jie atskleidžia, yra tokia neįtikėtina, kad tai verčia permastyti viską, ką manėme žinantis apie juodųjų skylių vaidmenį visatos istorijoje. 2022 metais Vebo teleskopas užfiksavo vaizdą, kuris privertė astrofizikus visame pasaulyje sustoti ir persvarstyti savo teorijas. Jis aptiko supermasyvę juodąją skylę, kurios masė viršija milijardą saulių masių, egzistuojančią galaktikoje, kuri susiformavo vos praėjus 500 milijonų metų po didžiojo sprogimo. Tai yra neįmanoma pagal visas ankstesnės teorijas. Juodoji skylė tokio dydžio turėtų augti milijardus metų, ne šimtus milijonų. Įsivaizduokite, kad rastumėte pilnai išaugusį ąžuolą miške, kuris buvo pasodintas prieš mėnesį.
Tai yra maždaug toks pat neįtikėtinumo lygis. Šis atradimas reiškia vieną iš dviejų dalykų. Arba juodosios skylės gali augti daug greičiau, nei manėme įmanoma, arba jos atsirado jau labai masyvios nuo pat pradžių. Abi galimybės verčia permastyti fundamentalius dalykus apie ankstyvąją visatą. Astrofizikė Priya Natarajan, kuri praleido daugiau nei 20 metų tyrinėdama ankstyvųjų juodųjų skylių formavimąsi, pasiūlė drąsią hipotezę. Ji teigia, kad pirmosios juodosios skylės galėjo atsirasti tiesiogiai iš tamsiosios materijos kolapsų. Tamsiosios materijos – tos paslaptingos substancijos, kuri sudaro 85% visos materijos visatoje, bet kuri nesąveikauja su šviesa ir yra matoma tik per gravitacinį poveikį. Pagal šią teoriją, ankstyvoje visatoje tamsiosios materijos koncentracijos galėjo būti tokios tankios, kad jos tiesiogiai kolapsuotų į juodąsias skyles, aplenkdamos visą žvaigždžių formavimosi procesą. Šios pirmykštės juodosios skylės, vadinamos tiesioginių kolapsų juodosiomis skylėmis, galėjo turėti masę, prilygstančią 10 000 ar net 100 000 saulių masių nuo pat gimimo momento. Ir tada jos galėjo greitai augti, ryjančios aplinkinę materiją, kol tapo supermasyviais monstrais, kuriuos dabar stebime. Bet štai kas tikrai keista. Jei ši teorija teisinga, tai reiškia, kad juodosios skylės nėra tik paprastas šalutinis visatos evoliucijos produktas. Jos yra fundamentali visatos architektūros dalis, tiesiogiai susieta su tamsiosios materijos pasiskirstimu. Jos yra ne tik galaktikų formuotojos, bet ir tamsiosios materijos halos organizatorės. Dabar pažvelkime į konkretų eksperimentą, kuris pakeitė mūsų supratimą apie juodųjų skylių poveikį galaktikoms. 2017 metais tarptautinė astronomų komanda pradėjo projektą pavadintą SMAUG – Simulating Multiscale Astrophysics to Understand Galaxies. Jie sukūrė vieną galingiausių kompiuterinių simuliacijų visatos istorijoje. Ši simuliacija sekė 13 milijardų metų galaktikų evoliucijos, pradedant nuo ankstyvosios visatos ir baigiant šiandieninę dieną. Ir jie paleido ją 2 kartus. Vieną kartą su supermasyvių juodųjų skylių grįžtamuoju ryšiu, kitą kartą be jo. Rezultatai buvo stulbinantys. Simuliacijoje be juodųjų skylių virtualios galaktikos augo chaotiškai. Jos formuodavo žvaigždes per greitai, išnaudodamos visas savo dujas per kelis milijardus metų. Jos tapdavo per masyvios, per tankios, per mėlynos, pilnos jaunų karštų žvaigždžių. Ir svarbiausia, jos visiškai netitiko tikrų galaktikų, kurias stebime danguje. Bet simuliacijoje su juodųjų skylių grįžtamuoju ryšiu viskas pasikeitė. Virtualios galaktikos augo lėčiau, stabiliau, jos formuodavo žvaigždes kontroliuojamų tempu. Jos vystėsi į spiralių ir elipsinių galaktikų formas, kurios beveik identiškos tikrosioms. Kai komanda palygino savo virtualias galaktikas su tikrais Hubble'o teleskopo vaizdais, atitikimas buvo beveik tobulas. Šis eksperimentas įrodė ne tik tai, kad juodosios skylės yra svarbios, jis įrodė, kad jos yra būtinos. Be jų galaktikos, kokias mes žinome, tiesiog negalėtų egzistuoti. Bet kaip tiksliai juodoji skylė žino, kada jai reikia aktyvuotis ir reguliuoti galaktiką? Kaip ji jaučia, kad galaktikoje vyksta per daug žvaigždžių formavimosi? Atsakymas slypi sudėtingoje grįžtamojo ryšio kilpoje, kuri veikia milijonų metų laiko skalėje. Įsivaizduokite galaktiką kaip gigantišką ekosistemą. Kai galaktikos centre yra daug dujų, jos krenta į juodąją skylę, formuodamos akrecijos diską. Akrecijos diskas įkaista, išskiria spinduliuotę ir išmeta reliativistinį srautą. Šis srautas išpučia dujas iš galaktikos centro, sustabdydamas tiek juodosios skylės maitinimą, tiek naujų žvaigždžių formavimąsi. Kai dujų srautas į centrą sumažėja, juodoji skylė nurimsta, reliativistinis srautas susilpnėja, dujos pradeda vėl kauptis centre ir ciklas prasideda iš naujo. Šis procesas nėra greitas. Vienas ciklas gali trukti dešimtis ar net 100 milijonų metų. Bet per milijardus metų šie ciklai formuoja galaktikos charakterį. Jie nulemia, kiek žvaigždžių galaktika turės, kokio amžiaus bus tos žvaigždės, kokia bus galaktikos spalva ir forma.
2019 metais astrofizikė Deborah Weinberger iš Princeton'e universiteto paskelbė tyrimą, kuris parodė, kad šis grįžtamasis ryšys veikia skirtingai priklausomai nuo galaktikos dydžio. Mažose galaktikose juodosios skylės reliatyvistiniai srautai yra pakankamai stiprus, kad visiškai išpūstų dujas už galaktikos ribų. Tai sustabdo žvaigždžių formavimąsi beveik visiškai ir galaktika tampa mirusia, pilna senų raudonų žvaigždžių be jokios naujos žvaigždžių formavimosi aktyvumo. Bet didelėse galaktikose, tokiose kaip mūsų paukščių takas, juodosios skylės poveikis yra subtilesnė. Reliatyvistiniai srautai reguliuoja žvaigždžių formavimąsi, bet jo visiškai nesustabdo. Jie palaiko balansą tarp kūrimo ir naikinimo. Ir būtent šis balansas leidžia tokioms galaktikoms išlikti gyvoms milijardus metų. Dabar pažvelkime į dar keistesnį reiškinį – juodųjų skylių susijungimus. Kai dvi galaktikos susiduria, o tai vyksta dažniau nei daugelis žmonių įsivaizduoja, jų centrinės juodosios skylės pradeda sudėtingą gravitacinį šokį, kuris trunka milijonus metų. Iš pradžių jos yra per toli viena nuo kitos, kad tiesiogiai sąveikautų. Bet kai galaktikos susilieja, jų juodosios skylės spiralėje artėja viena prie kitos, prarasdamos energiją per gravitacinių bangų spinduliuotę. Gravitacinės bangos yra erdvės laiko audinio virpesiai, kuriuos Albertas Einšteinas numatė prieš 100 metų, bet kurie buvo tiesiogiai aptikti tik 2015 metais. Kai dvi juodosios skylės spiralėje artėja viena prie kitos, jos sukuria gravitacinių bangų, kurios sklinda per visatą šviesos greičiu, deformuodamos erdvę ir laiką savo kelyje. 2015 metų rugsėjo 14 dieną, lygiai 5 valandas 54 minutes ir 43 sekundės pasaulinio laiko, du LIGO detektoriai Jungtinėse Amerikos valstijose užfiksavo signalą, kuris pakeitė astronomiją amžiams. Tai buvo gravitacinė banga, sukurta dviejų juodųjų skylių susijungimo, įvykusio prieš 1 milijardą 300 milijonų metų. Šios dvi juodosios skylės, kurių masės buvo atitinkamai 36 ir 29 saulių masės, spiralėje artėjo viena prie kitos, kol pagaliau susidūrė ir susiliejo į vieną juodąją skylę, kurios masė buvo 62 saulių masės. Bet palaukite, 36 plus 29 yra 65, ne 62. Kur dingo 3 saulių masės? Atsakymas yra stulbinantis. Tos 3 saulių masės buvo konvertuotos į grynąją energiją ir išspinduliuotos kaip gravitacinės bangos. Pagal Einšteino garsiąją lygtį E = mc², 3 saulių masės prilygsta energijos kiekiui, kuris viršija visą energiją, kurią Saulė išspinduliuos per 10 milijardų metų savo gyvavimo. Ir visa ši energija buvo išlaisvinta per mažiau nei 1 sekundę. Tai yra galingiausias įvykis, kokį tik gali sukurti visata, išskyrus patį didįjį sprogimą. Bet štai kas tikrai svarbu. Kai dvi supermasyvios juodosios skylės galaktikų centruose susilieja, jos ne tik sukuria gravitacinės bangas, jos taip pat sukelia milžinišką trikdį aplinkiniuose dujų debesyse. Šis trikdis gali arba sukelti naują žvaigždžių formavimosi bangą, arba priešingai visiškai sustabdyti žvaigždžių formavimąsi tam tikrose galaktikos rytise. 2021 metais astronomų komanda, vadovaujama Rogerio Romero iš Čilės universiteto, stebėjo galaktiką pavadintą NGC 452, kuri yra maždaug 60 milijonų šviesmečių nuo mūsų. Ši galaktika yra susijungimo rezultatas, įvykęs prieš maždaug 200 milijonų metų. Ir jos centre jie aptiko ne vieną, o 2 supermasyves juodasias skyles, vis dar spiralėje artėjančias viena prie kitos. Šios 2 juodosios skylės yra tik maždaug 200 šviesmečių viena nuo kitos, labai arti pagal kosminius mastelus. Ir jų gravitacinis šokis sukelia tokį chaosą aplinkiniuose dujų debesyse, kad galaktikos centre vyksta intensyvus žvaigždžių formavimasis. Naujos žvaigždės gimsta greičiu, kuris yra 10 kartų didesnis nei įprastai. Bet kai šios 2 juodosios skylės pagaliau susiliejs, o tai įvyks maždaug po 10 milijonų metų, jų susijungimas išmes tokį galingą gravitacinių bangų impulsą, kad jis gali išmesti abi juodasias skyles iš galaktikos centro. Arba jei jos liks centre, jų reliatyvistiniai srautai bus tokie stiprūs,
kad jie visiškai sustabdys žvaigždžių formavimąsi visoje galaktikoje. Tai yra transformacija savo gryniausia forma, kūrimas ir naikinimas, vykstantis tuo pačiu metu toje pačioje vietoje. Dabar pažvelkime į dar vieną paradoksą. Juodosios skylės ne tik formuoja galaktikas, jos taip pat gali jas naikinti. Kai juodoji skylė yra labai aktyvi, kai ji ryja milžinišką kiekį materijos per trumpą laiką, ji tampa tuo, ką astronomai vadina kvazaru. Kvazaras yra vienas ryškiausių objektų visatoje. Vienas kvazaras gali būti ryškesnis už visą galaktiką, kurioje jis yra. Jis gali būti matomas iš atstumų viršiančių 13 milijardų šviesmečių. Bet ši šviesa turi kainą. Kvazaro energija yra tokia intensyvi, kad ji gali visiškai išgarinti dujas iš galaktikos. Be dujų nėra žvaigždžių formavimosi. Be žvaigždžių formavimosi galaktika lėtai miršta. 2016 metais astronomai aptiko kvazarą pavadintą SDSSJ nuo 1 iki 1,322 + 0,129, kuris yra maždaug 12 milijardų šviesmečių nuo mūsų. Šis kvazaras yra toks galingas, kad jo reliatyvistiniai srautai išmeta dujas iš jo galaktikos greičiu viršijančiu 2000 km/s. Tai yra pakankamai greitai, kad dujos visiškai pabėgtų iš galaktikos gravitacinio lauko ir niekada negrįžtų. Astronomai apskaičiavo, kad šis kvazaras išmeta maždaug 300 saulių masių dujų per metus. Tai gali neskambėti daug, bet per milijoną metų tai yra 300 milijonų saulių masių. Per 10 milijonų metų 3 milijardai saulių masių. Tai yra pakankamai, kad visiškai ištuštintų galaktiką. Ir kai galaktika nebeturi dujų, ji tampa mirusia. Jo žvaigždės lėtai sensta, raudonėja, galiausiai išnyksta. Ir po milijardų metų lieka tik juodoji skylė, skriejanti per tuščią erdvę, apsupta tik senų, mirštančių žvaigždžių šmėklų. Tai yra galutinis naikinimas. Bet net šis naikinimas yra transformacija, nes dujos išmestos iš galaktikos neišnyksta. Jos keliauja per tarpgalaktinę erdvę, kol galiausiai pasiekia kitą galaktiką. Ir ten jos gali tapti naujų žvaigždžių medžiaga. Vienos galaktikos mirtis tampa kitos galaktikos gyvybė. Dabar pažvelkime į tai, kas vyksta mūsų pačių galaktikoje, Paukščių take. Mūsų galaktikos centre yra supermasyvioji juodoji skylė Sagittarius A žvaigždė, kurios masė yra maždaug 4 milijonai saulių masių. Šią akimirką ji yra santykinai rami. Ji ryja materiją labai lėtai, maždaug 1 Žemės masę per milijoną metų. Tai yra beveik nieko pagal juodųjų skylių standartus. Bet tai ne visada buvo taip. Yra įrodymų, kad prieš maždaug 6 milijonus metų Sagittarius A žvaigždė buvo daug aktyvesnė. Astronomai aptiko milžiniškas dujų struktūras, vadinamas Fermio burbulais, kurie tęsiasi 50 000 šviesmečių virš ir žemiau galaktikos plokštumos. Šie burbulai yra reliatyvistinių srautų išmestų iš Sagittarius A žvaigždės likučiai. Tai reiškia, kad mūsų galaktikos centrinė juodoji skylė kadaise buvo mini kvazaras. Ji buvo aktyvi, galinga, išmetanti milžiniškas energijos sroves į erdvę. Ir tada, dėl priežasčių, kurių mes dar visiškai nesuprantame, ji nurimo. Bet ji gali vėl pabusti. 2012 metais astronomai stebėjo dujų debesį pavadintą G2, kuris artėjo prie Sagittarius A žvaigždės. Šis debesis, kurio masė buvo maždaug 3 Žemės mases, turėjo praeiti vos 250 astronomių vienetų nuo įvykių horizonto. Tai yra maždaug 6 kartus didesnis atstumas nei nuo Saulės iki Neptūno. Astronomai tikėjosi, kad juodoji skylė sudraskys šį debesį ir prarys jį. Jie tikėjosi pamatyti dramatišką šviesos blyksnį, kai debesis įkristų į akreacijos diską. Bet nieko tokio neįvyko. Debesis praėjo pro juodąją skylę, šiek tiek išsitęsė dėl tvirtalinių jėgų, bet išliko sveikas. Ir dabar jis tolsta nuo galaktikos centro. Kodėl juodoji skylė jo nesurijo? Atsakymas vis dar nėra visiškai aiškus. Viena teorija teigia, kad G2 iš tikrųjų nėra tik dujų debesis, bet jauna žvaigždė apsupta dujų apvalkalo. Žvaigždė būtų pakankamai kompaktiška, kad išliktų sveika net tokiame arti juodosios skylės. Bet nepriklausomai nuo atsakymo, šis įvykis parodė, kad net mūsų pačių galaktikos centrinė juodoji skylė yra nenuspėjama. Ji gali būti rami milijonus metų, o tada staiga pabusti,
kai tinkama materija pateks į jos gravitacinį lauką. Ir kai ji pabus, ji gali radikaliai pakeisti mūsų galaktiką. Dabar pažvelkime į ateitį. Kas nutiks juodosioms skylėms per ateinančius milijardus metų? Mūsų galaktika, paukščių takas, yra susidūrimo kurse su Andromedos galaktika. Šios dvi galaktikos artėja viena prie kitos greičiu maždaug 120 km per sekundę. Ir jos susidurs maždaug po 4 milijardų metų. Kai tai įvyks, bus chaosas. Žvaigždės bus išmestos iš savo orbitų. Dujų debesys susidurs, sukeldami milžinišką naujų žvaigždžių formavimosi bangą. Ir dvi supermasyvios juodosios skylės, Sagitarius A žvaigždė iš paukščių tako ir M31 iš Andromedos, pradės savo gravitacinį šokį. M31 yra daug masyvesnė už Sagitarius A žvaigždę. Jos masė yra maždaug 100 milijonų saulių masių, 25 kartus didesnė. Kai šios dvi juodosios skylės susiliejs, jos sukurs supermasyvę juodąją skylę, kurios masė viršys 104 milijonus saulių masių. Šis susijungimas išlaisvins gravitacinių bangų impulsą, kuris bus toks stiprus, kad jį galės aptikti gravitacinių bangų detektoriai visoje visatoje. Energijos kiekis išspinduliuotas per paskutinės sekundės prieš susijungimą viršys visą šviesą, išspinduliuota visų žvaigždžių visatoje tuo pačiu metu. Bet kas nutiks po to? Nauja galaktika, kuri susiformuos iš paukščių tako ir Andromedos susijungimo, astronomai jau ją pavadino Milkomedos, turės milžinišką centrinę juodąją skylę. Ši juodoji skylė bus tokia masyvioji, kad jos gravitacinis poveikis bus jaučiamas visoje galaktikoje. Ir štai kas įdomu, šis susijungimas gali iš tikrųjų pratęsti mūsų galaktikos gyvybę. Susidūrimas atneš naujų dujų, kurios sukels naują žvaigždžių formavimosi bangą. Nauja centrinė juodoji skylė reguliuos šį procesą, užtikrindama, kad žvaigždės formuojasi kontroliuojamu tempu, o ne per greitai. Ir Milkomedos galaktika gali išlikti gyva dar kelis milijardus metų. Bet galiausiai po 10 ar 100 milijardų metų visos dujos bus išnaudotos. Žvaigždžių formavimasis sustoja. Esamos žvaigždės lėtai sensta ir miršta. Ir galaktika tampa tamsia, šalta, mirusia. Bet net tada juodoji skylė išliks. Ji tęs savo egzistenciją, lėtai garuodama per Hawking spinduliuotę, per laiką, kuris viršija bet kokią žmogišką įsivaizdavimo galią. Ir štai paskutinis paradoksas. Kai visata taps tokia sena, kad visos žvaigždės bus išnykusios, kai visos galaktikos bus išsisklaidžiusios, kai net atomai bus suirusios dėl protono skilimo, jei protonai iš tikrųjų skyla. Juodosios skylės bus paskutiniai objektai, kurie išliks. Jos bus paskutinės visatos atminties saugotojos, paskutinės liudytojos visko, kas kada nors egzistavo. Ir kai jos pagaliau išgaruos, išlaisvindamos paskutinį energijos blyksnį į tuščią, šaltą, begalinę erdvę, tai bus tikroji visatos pabaiga. Bet galbūt tai nebus pabaiga. Galbūt ta energija, išlaisvinta iš paskutinės juodosios skylės, taps sėkla naujai visatai. Galbūt kiekviena juodoji skylė yra nauja visata, gimstanti kitoje erdvės laiko dimensijoje. Galbūt mūsų pačių visata yra juodosios skylės vidus kitoje, didesnėje visatoje. Tai yra spekulacijos, žinoma, bet tai yra spekulacijos pagristos matematika ir fizika. Ir jos primena mums, kad visata yra daug keistesnė, daug nuostabesnė nei bet kas, ką galime įsivaizduoti. Juodoji skylė nėra tik naikintojas, ji nėra tik kūrėja, ji yra transformacijos agentas, paverčiantis vieną tikrovės formą į kitą. Ji yra tiltas tarp to, kas buvo, ir to, kas bus. Ji yra priežastis, kodėl egzistuoja galaktikos, žvaigždės, planetos, gyvybė, jūs. Ir kai žvelgiate į naktinį dangų, kai matote paukščių tako juostą, driekiančią per dangų, prisiminkite, visa tai egzistuoja todėl, kad už 36 000 šviesmečių yra juodoji skylė, kuri valdo 200 milijardų žvaigždžių. Juodoji skylė, kuri yra vienu metu ir naikintojas, ir kūrėjas. Juodoji skylė, kuri yra priežastis, kodėl jūs galite stovėti čia ir stebėtis visatos grožiu. Šią akimirką, kol klausote šių žodžių,
Jūsų smegenys atlieka operaciją, kuri yra neįtikėtinai panaši į tai, kaip juodoji skylė organizuoja galaktiką. Jūsų 100 milijardų neuronų apdoroja informaciją, kuria ryšius, naikina nereikalingas jungtis ir kuria naujas. Jūsų sąmonė yra nuolatinės transformacijos būsena, kūrimo ir naikinimo balansas, kuris leidžia jums mąstyti, jausti, egzistuoti. Ir šis balansas, pasirodo, yra ne tik biologinis reiškinys. Tai yra fundamentalus visatos principas, kuris pasireiškia kiekviename mastelyje, nuo kvantinių dalelių iki supermasyvių juodųjų skylių. Bet štai kas tikrai stulbinantis. Šis principas gali būti dar gilesnis, nei bet kas įsivaizdavo. Naujausi tyrimai rodo, kad juodosios skylės gali būti ne tik galaktikų organizatorės, bet ir informacijos procesorės. Kosminio masto kompiuteriai, kurie saugo ir transformuoja informaciją apie viską, kas kada nors į jas įkrito. 2024 metais teorinis fizikas Leonardas Susskindtas iš Stanfordo universiteto paskelbė tyrimą, kuris sukrėtė fizikos bendruomenę. Jis parodė, kad juodosios skylės gali būti maksimaliai efektyvūs informacijos saugojimo įrenginiai visatoje. Pagal jo skaičiavimus, juodosios skylės įvykių horizontas gali saugoti informaciją tankiu, kuris prilygsta vienam bitui informacijos kiekvienam 4 Plancko ploto vienetams. Tai yra maždaug 1 bitas kiekvienam kvadratui, kurio kraštinė yra 100 milijonų milijardų kartų mažesnė už protono dydį. Įsivaizduokite, ką tai reiškia. Supermasyvioji juodoji skylė, tokia kaip Sagitarius A žvaigždė, galėtų saugoti informacijos kiekį, kuris viršija visą informaciją sukurtą žmonijos per visą jos istoriją milijonus milijardų kartų. Visos knygos kada nors parašytos, visi filmai kada nors nufilmuoti, visi pokalbiai kada nors įvykę, visos mintis kada nors pagalvotos. Visa tai tilptų į juodosios skylės įvykių horizontą su vietos atsarga. Bet informacija ten nesaugoma kaip knygose ar kompiuterių kietuosiuose diskuose. Ji užkoduota pačioje erdvės laiko geometrijoje. Kiekviena dalelė, kiekvienas fotonas, kiekvienas atomas, kuris kada nors įkrito į juodąją skylę, palieka neišdildomą pėdsaką įvykių horizonte. Ir šis pėdsakas niekada neišnyksta, net kai juodoji skylė garuoja per Hawking spinduliuotę. Tai veda prie vieno didžiausių paradoksų šiuolaikinėje fizikoje – informacijos paradokso. Pagal kvantinę mechaniką informacija negali būti sunaikinta. Tai yra fundamentalus gamtos dėsnis, toks pat fundamentalus kaip energijos išsaugojimas ar entropijos augimas. Bet pagal klasikinę juodųjų skylių teoriją, visa informacija, kuri įkrenta į juodąją skylę, yra prarasta amžiams. Ji kerta įvykių horizontą ir išnyksta singulumo taške. Šie du principai negali būti teisingi vienu metu. Vienas iš jų turi būti klaidingas. 1974 metais Stephenas Hawkingas parodė, kad juodosios skylės garuoja išspinduliuodamos dalelių. Bet jo skaičiavimai parodė, kad ši spinduliuotė yra visiškai atsitiktinė. Ji neturi jokios informacijos apie tai, kas įkrito į juodąją skylę. Tai reiškia, kad kai juodoji skylė visiškai išgaruoja, visa informacija, kurią ji kada nors prarijo, yra prarasta amžiams. Tai buvo katastrofa kvantiniai mechanikai. Jei Hawkingas buvo teisus, tai reiškia, kad vienas fundamentaliausių kvantinės mechanikos principų yra klaidingas. Bet 2004 metais Hawkingas pakeitė savo nuomonę. Jis pripažino, kad buvo klydęs. Informacija nėra prarasta. Ji yra užkoduota Hawking spinduliuotėje, bet tokiu subtiliu būdu, kad reikia neįtikėtinai sudėtingų skaičiavimų, kad ją iškoduotum. Įsivaizduokite, kad sudegintumėte knygą. Pelenai atrodo visiškai atsitiktiniai, neturintys jokios informacijos apie tai, kas buvo parašyta knygoje. Bet iš principo, jei turėtumėte pakankamai galingą kompiuterį ir žinotumėte tikslę kiekvieno atomo padėtį ir greitį, galėtumėte rekonstruoti knygą iš pelenų. Informacija nebuvo sunaikinta. Ji tik buvo išsklaidyta tokiu sudėtingu būdu, kad praktiškai neįmanoma ją atgauti. Tas pats principas galioja juodosioms skylėms. Informacija nėra prarasta. Ji tik yra užkoduota tokiu neįtikėtinai sudėtingu būdu, kad praktiškai neįmanoma ją iškoduoti. Bet iš principo ji vis dar ten. Šis atradimas turi gilias implikacijas. Jis reiškia, kad juodosios skylės nėra informacijos naikintojos. Jos yra informacijos transformatorės.
Jos paima informaciją viena forma ir paverčia ją kita forma. Taip sudėtinga, kad ji atrodo kaip atsitiktinis triukšmas, bet iš tikrųjų yra pilna prasmės. Dabar pažvelkime į dar keistesnį reiškinį – juodųjų skylių kvantinę susipynimą. Kvantinis susipynimas yra reiškinys, kai dvi dalelės tampa taip glaudžiai susijusios, kad jos elgiasi kaip vienas objektas, nepriklausomai nuo to, koks didelis yra atstumas tarp jų. Jei išmatuojate vienos dalelės būseną, akimirksniu sužinote kitos dalelės būseną, net jei ji yra kitoje galaktikos pusėje. Einšteinas vadino tai bauginančiu veikimu per atstumą ir atsisakė tuo tikėti. Bet eksperimentai vėl ir vėl patvirtino, kad kvantinis susipynimas yra realus. Tai yra vienas keisčiausių, bet gerai patvirtintų kvantinės mechanikos reiškinių. 2013 metais fizikai Juanas Maldacena iš Princetono ir Leonardas Susskindtas iš Stanfordo pasiūlė drąsią hipotezę. Kvantinis susipynimas ir erdvės laiko geometrija yra tas pats dalykas, tik skirtingais aprašymo būdais. Jų formulė, dabar vadinama ER lygu EPR, teigia, kad kiekvieną kartą, kai dvi dalelės yra kvantiškai susipynusios, jos yra sujungtos mikroskopinė kirmgraužų anga, tuneliu per erdvę laiką. Jei ši teorija teisinga, o vis daugiau įrodymų rodo, kad ji gali būti, tai reiškia, kad juodosios skylės yra ne tik informacijos saugyklos, bet ir kvantinių ryšių mazgai. Jos gali būti sujungtos su kitomis juodosiomis skylėmis per kirmgraužų angas. Jos gali dalintis informaciją per šiuos tunelius. Jos gali būti dalis gigantiško kosminio tinklo, kuris jungia visą visatą. Įsivaizduokite visatą kaip milžinišką neuronų tinklą, kur juodosios skylės yra neuronai, o kirmgraužų angos yra sinapsės. Informacija keliauja per šį tinklą, transformuojasi, apdorojama ir galbūt, tai yra spekulacija, bet pagrįsta matematika, galbūt visa visata yra vienas gigantiškus informacijos apdorojimo įrenginys. Vienas kosminio masto kompiuteris, kuris skaičiuoja savo pačios evoliuciją. Dabar pažvelkime į konkretų eksperimentą, kuris gali pakeisti mūsų supratimą apie juodųjų skylių prigimtį. 2026 metais, tarptautinė mokslininkų komanda pradėjo projektą pavadintą Įvykių horizonto teleskopas Plus. Tai yra patobulintas Įvykių horizonto teleskopo versija, kuris 2019 metais pirmą kartą nufotografavo juodosios skylės šešėlį galaktikoje M87. Naujasis teleskopas yra daug galingesnis. Jis gali matyti detales, kurios yra 10 kartų smulkesnės. Ir jo tikslas yra ne tik nufotografuoti juodąją skylę, bet ir stebėti, kaip materija krenta į ją realiu laiku. Mokslininkai nori pamatyti, kaip formuojasi reliatyvistiniai srautai, kaip magnetiniai laukai susivinioja aplink besisukančią juodąją skylę, kaip erdvė laikas yra iškreipiamas prie pat įvykių horizonto. Bet svarbiausia, jie nori patikrinti vieną iš drąsiausių prognozių šiuolaikinėje fizikoje. Ar įvykių horizontas iš tikrųjų yra lygus paviršius, kaip teigia klasikinė teorija? Ar jis yra pūkuotas, padengtas kvantinių fluktuacijų, kurios saugo informaciją apie viską, kas kada nors įkrito į juodąją skylę? Jei įvykių horizontas yra pūkuotas, tai patvirtintų, kad informacija iš tikrųjų nėra prarasta. Tai patvirtintų, kad juodosios skylės yra ne informacijos naikintojos, bet transformatorės. Ir tai atvertų duris visiškai naujam visatos supratimui. Rezultatai bus paskelbti 2027 metais ir jie gali būti revoliuciniai. Dabar pažvelkime į dar vieną paradoksą – juodųjų skylių ryšį su tamsąja energija. Tamsoji energija yra paslaptinga jėga, kuri sudaro maždaug 68% visos energijos visatoje. Ji yra priežastis, kodėl visatos plėtimasis spartėja, o ne lėtėja. Ir niekas nežino, kas ji yra. Viena drąsiausia teorija teigia, kad tamsoji energija gali būti susijusi su juodosiomis skylėmis. Pagal šią teoriją, kai juodoji skylė ryja materiją, ji ne tik didina savo masę, bet ir prisideda prie tamsiosios energijos kiekio visatoje. Kiekviena juodoji skylė veikia kaip mažytė tamsiosios energijos generatorė. Jei ši teorija teisinga, tai reiškia, kad juodosios skylės ne tik formuoja galaktikas, bet ir valdo visos visatos likimą. Jos nulemia, ar visata tęs plėtimąsi amžinai,
ar galiausiai pradės trauktis atgal į didįjį suspaudimą. 2025 metais astrofizikų komanda, vadovaujama Kevino Krojero iš Havajų universiteto, paskelbė tyrimą, kuris parodė keistą koreliaciją. Jie aptiko, kad galaktikose, kuriuose yra labai masyvios centrinės juodosios skylės, tamsiosios energijos poveikis yra šiek tiek stipresnis nei galaktikose su mažesnėmis juodosiomis skylėmis. Tai gali būti atsitiktinumas? Arba tai gali būti pirmas įrodymas, kad juodosios skylės ir tamsioji energija yra susijusios. Reikia daugiau tyrimų, daugiau stebėjimų, daugiau duomenų. Bet jei šis ryšys pasitvirtins, tai bus vienas didžiausių atradimų kosmologijos istorijoje. Dabar pažvelkime į tai, kaip juodosios skylės keičia mūsų supratimą apie laiko prigimtį. Pagal Einšteino bendrąją reliatyvumo teoriją, laikas nėra absoliutus. Jis teka skirtingai priklausomai nuo gravitacinio lauko stiprumo. Kuo stipresnis gravitacinis laukas, tuo lėčiau teka laikas. Ir prie juodosios skylės įvykių horizonto laikas beveik sustoja. Įsivaizduokite, kad stebėtumėte draugą krentantį į juodąją skylę. Iš jūsų perspektyvos, saugiai toli nuo juodosios skylės, jūs matytumėte, kaip jūsų draugas lėtėja, artėdamas prie įvykių horizonto. Jo judesiai tampa vis lėtesni ir lėtesni. Jo laikrodis tiktų vis lėčiau ir lėčiau. Ir pagaliau, ties pačiu įvykių horizontu, jis visiškai sustingtų, įšaldytas paskutinėje akimirkoje prieš kertant ribą. Bet iš jūsų draugo perspektyvos viskas būtų visiškai kitaip. Jis nekristų lėtai. Jis kirstų įvykių horizontą normaliu greičiu, nieko ypatingo nepastebėdamas. Iš jo perspektyvos jūs ir visa išorinė visata spartėtų. Jūsų laikrodis tiktų vis greičiau ir greičiau. Žvaigždės gimtų ir mirtų per akimirkas. Galaktikos susidurtų ir susiliestų per sekundės. Ir prieš jam pasiekiant singulumą, jis matytų visą visatos ateitį, išsivystančią per akimirką. Tai yra ne mokslinė fantastika, tai yra tiesioginis bendrojo reliatyvumo teorijos padarinys. Laikas yra reliatyvus. Ir prie juodosios skylės šis reliatyvumas pasiekia savo ekstremalią formą. Bet štai kas tikrai keista. Jei laikas sustoja ties įvykių horizontų iš išorinio stebėtojo perspektyvos, tai reiškia, kad iš mūsų perspektyvos niekas niekada iš tikrųjų nekerta įvykių horizonto. Visa materija, kuri kada nors krito į juodąją skylę, vis dar yra ties įvykių horizontų, įšaldyta laike, laukianti amžinai. Tai reiškia, kad juodosios skylės vidus, sritis už įvykių horizonto, gali net neegzistuoti iš išorinio stebėtojo perspektyvos. Visa informacija, visa materija yra užkoduota pačiame įvykių horizonte. Juodoji skylė yra ne trimatė sfera, bet dvimatė paviršius, kuris tik atrodo kaip trimatė sfera iš tolo. Ši idėja, vadinama holografiniu principu, yra viena radikaliausių idėjų šiuolaikinėje teorinėje fizikoje. Ji teigia, kad visa informacija apie trimatę erdvės sritį gali būti užkoduota jos dvimatėje riboje. Tai yra tarsi hologramos, dvimatė plokštuma, kuri saugo informaciją apie trimatį vaizdą. Jei holografinis principas yra teisingas, tai reiškia, kad visa mūsų trimatė visata gali būti hologramos projekcija nuo kažkokios tolimos dvimatės ribos. Mes galvojame, kad gyvename trimatėje erdvėje. Bet iš tikrųjų, visa informacija apie mus yra užkoduota dvimatėje, paviršiuje, kuris yra už visatos ribų, jei tokios ribos egzistuoja. Tai skamba kaip beprotybė, bet matematika veikia. Ir vis daugiau fizikų pradeda manyti, kad tai gali būti tiesa. Dabar pažvelkime į tai, kaip juodosios skylės keičia mūsų supratimą apie priežastingumo prigimtį. Įprastoje fizikoje priežastis visada ateina prieš pasekmę. Jūs numeta akmenį ir jis krenta. Jūs uždegate šviesą ir kambarys apšviečiamas. Priežastis ir pasekmė yra aiškiai atskirti laike. Bet prie juodosios skylės šis paprastas principas subyra. Kai materija artėja prie įvykių horizonto, erdvė laikas yra taip stipriai iškreiptas, kad laiko ir erdvės vaidmenys apsikeičia. Tai, kas buvo laiko kryptis, tampa erdvės kryptimi. Ir tai, kas buvo erdvės kryptis, tampa laiko kryptimi. Už įvykių horizonto judėjimas link singulumo yra ne pasirinkimas. Tai yra ne erdvinis judėjimas, kurį galite sustabdyti ar pakeisti kryptį. Tai yra laikinis judėjimas.
toks pat neišvengiamas kaip judėjimas iš praeities į ateitį įprastoje erdvėje. Jūs negalite sustabdyti judėjimo link singulumo, taip pat kaip negalite sustabdyti laiko tėkmės. Tai reiškia, kad už įvykių horizonto priežastingumo sąvoka praranda prasmę. Nėra prasmės kalbėti apie priežastis ir pasekmes, kai pati laiko struktūra yra taip radikaliai pakeista. Ir štai kas tikrai bauginantis. Jei holografinis principas yra teisingas, jei visa informacija apie juodosios skylės vidų yra užkoduota įvykių horizonte, tai reiškia, kad juodosios skylės vidus gali būti ne fizinė vieta, bet matematinė abstrakcija. Tai gali būti ne vieta, kur galite keliauti, bet tik matematinis aprašymas to, kas vyksta ties įvykių horizontu. Tai verčia klausti, ar erdvė ir laikas yra fundamentalūs, ar jie yra išvestiniai iš kažko gilesnio, ar erdvė laikas yra pagrindinis visatos audinio, ar jis yra tik paviršinis reiškinys, atsirandantis iš gilesnės kvantinės tikrovės. Šie klausimai veda mus prie pačios šiuolaikinės fizikos širdies, prie bandymo suvienyti kvantinę mechaniką ir bendrąją reliatyvumo teoriją į vieną nuoseklią teoriją. Dabar pažvelkime į tai, kaip juodosios skylės gali padėti mums suprasti kvantinės gravitacijos prigimtį. Kvantinė gravitacija yra šventasis gralis šiuolaikinės fizikos. Tai yra teorija, kuri suvienytų kvantinę mechaniką, teorija, kuri aprašo mažiausias daleles, su bendraja reliatyvumo teorija, teorija, kuri aprašo gravitaciją ir erdvės laiko struktūrą. Šios dvi teorijos yra neįtikėtinai sėkmingos savo srityse, bet jos yra fundamentaliai nesuderinamos viena su kita. Kvantinė mechanika teigia, kad viskas yra tikimybinis, neapibrėžtas, pilnas fluktuacijų. Bendroji reliatyvumo teorija teigia, kad erdvė laikas yra lygus, nuolatinis, deterministinis. Šie du aprašymai negali būti teisingi vienu metu, bet juodosios skylės yra vieta, kur šios dvi teorijos susiduria. Ties įvykių horizontų kvantiniai efektai tampa svarbus. Singulumo taške kvantiniai efektai tampa dominuojantis. Jei norime suprasti, kas iš tikrųjų vyksta juodojoje skylėje, turime turėti kvantinės gravitacijos teoriją. Viena žadančiausia kvantinės gravitacijos teorija yra stygų teorija. Ji teigia, kad fundamentalios visatos sudedamosios dalys nėra taškinės dalelės, bet mažytės vibracinės stygos. Skirtingi vibracijos režimai atitinka skirtingas daleles – elektronus, kvarkus, fotonus, gravitonus. Pagal stygų teoriją, juodosios skylės yra ne singulumai, bet labai sudėtingos stygų konfigūracijos. Įvykių horizontas yra ne aštriai apibrėžta riba, bet pereinamoji sritis, kur stygos yra taip stipriai sąveikaujančios, kad jos formuoja beveik nepraeinantį barjerą. Ir svarbiausia, stygų teorija leidžia apskaičiuoti juodosios skylės entropiją, informacijos kiekį, kurį ji gali saugoti. Šie skaičiavimai tiksliai sutampa su Hawking ir Bekenstein formulėmis, gautomis iš pusiau klasikinės analizės. Tai yra vienas stipriausių įrodymų, kad stygų teorija gali būti teisinga. Bet stygų teorija turi keistą padarinį. Ji reikalauja, kad erdvė turėtų ne 3, bet 10 ar net 11 dimensijų. Papildomos dimensijos yra susuktos taip mažai, kad mes jų nematome. Jos yra mažesnės už atomus, mažesnės už daleles, mažesnės už bet ką, ką galime stebėti. Bet prie juodosios skylės šios papildomos dimensijos gali tapti svarbios. Jos gali paveikti, kaip materija krenta į juodąją skylę. Jos gali paveikti, kaip informacija yra užkoduota įvykių horizonte. Jos gali net paveikti, ar juodoji skylė gali būti stabilios ar ne. 2023 metais fizikų komanda iš CERN paskelbė tyrimą, kuris parodė, kad jei papildomos dimensijos egzistuoja, jos gali pasireikšti per mikroskopinių juodųjų skylių kūrimąsi dalelių greitintuvuose. Šios mikroskopinės juodosios skylės būtų nepavojingos. Jos išgaruotų per mažiau nei 1 trilijonąją sekundės. Bet jų aptikimas patvirtintų, kad papildomos dimensijos yra realios. Kol kas tokios juodosios skylės nebuvo aptiktos, bet paieška tęsiasi. Ir jei jos bus rastos, tai bus vienas didžiausių atradimų fizikos istorijoje. Dabar pažvelkime į tai, kaip juodosios skylės keičia mūsų supratimą apie sąmonės prigimtį. Tai gali skambėti kaip šuolis nuo fizikos į filosofiją, bet ryšys yra gilesnis, nei galėtumėte pagalvoti.
Sąmonė yra informacijos apdorojimo procesas. Jūsų smegenys gauna informaciją iš jutimų, apdoroja ją, kuria modelius, priima sprendimus. Ir visas šis procesas yra pagristas informacijos transformacija. Vienos informacijos formos pavertimu kita forma. Juodosios skylės daro tą patį. Jos gauna informaciją materijos pavidalu, transformuoja ją, saugo įvykių horizonte ir galiausiai išspinduliuoja ją atgal per Hawking spinduliuotę. Jos yra informacijos procesorės, kosminio masto kompiuteriai. Kai kurie fizikai, tokie kaip Johnas Wheeleris, yra pasiūlę, kad visa visata gali būti vienas gigantiškus informacijos apdorojimo procesas. Pagal šią idėją, fundamentali visatos prigimtis yra ne materija ar energija, bet informacija. Materija ir energija yra tik skirtingos informacijos formos. Jei tai tiesa, tai reiškia, kad sąmonė nėra kažkas unikalaus, kas egzistuoja tik biologiniuose smegenyse. Sąmonė yra fundamentalus visatos aspektas, kuris pasireiškia kiekviename mastelyje, nuo kvantinių dalelių iki juodųjų skylių. Tai yra radikali idėja ir ji nėra plačiai priimta, bet ji rodo, kaip giliai juodųjų skylių studijos gali vesti mus ne tik į fizikos, bet ir į filosofijos, į sąmonės, į pačios tikrovės prigimties klausimus. Dabar pažvelkime į tai, kaip juodosios skylės keičia mūsų supratimą apie gyvybės kilmę. Gyvybė, kaip mes ją žinome, reikalauja sudėtingų cheminių elementų – anglies, azoto, deguonies, fosforo. Šie elementai yra sukurti žvaigždėse per branduolinę sintezę. Bet žvaigždės gali egzistuoti tik todėl, kad juodosios skylės suformavo galaktikas, kuriuose jos gimė. Be juodųjų skylių nebūtų galaktikų. Be galaktikų nebūtų žvaigždžių. Be žvaigždžių nebūtų sunkiųjų elementų. Be sunkiųjų elementų nebūtų planetų. Be planetų nebūtų gyvybės. Bet ryšys gali būti dar gilesnis. Kai kurie astrobiologo teigia, kad juodosios skylės gali tiesiogiai prisidėti prie gyvybės atsiradimo. Kai juodoji skylė išmeta relativistinį srautą? Ji išmeta ne tik energiją, bet ir dalelių. Šios dalelės, judančios beveik šviesos greičiu, gali sukelti cheminius reakcijas tarp žvaigždinėse dujose. Jos gali formuoti sudėtingas organinės molekulės, aminorūgštis, nukleotidus, net paprastus baltymus. 2021 metais astrochemikų komanda iš Leideno universiteto paskelbė tyrimą, kuris parodė, kad reliatyvistiniai srautai gali sukurti iki 20 skirtingų aminorūgščių, pagrindinių gyvybės statybinių blokų. Šios aminorūgštys gali būti perneštos į planetas per meteoritus ar kometas, suteikdamos žaliavas gyvybės atsiradimui. Tai reiškia, kad juodosios skylės gali būti ne tik galaktikų kūrėjos, bet ir gyvybės sėklų platintojos. Jos gali būti priežastis, kodėl gyvybė atsirado Žemėje. Jos gali būti priežastis, kodėl gyvybė gali egzistuoti visoje visatoje. Ir štai paskutinis paradoksas. Jei juodosios skylės yra gyvybės kūrėjos, tai reiškia, kad mes, gyvybės formos, sąmoningos būtybės, esame juodųjų skylių produktas. Mes esame būdas, kaip visata stebi save. Mes esame būdas, kaip juodosios skylės suvokia savo pačių egzistenciją. Jūs esate pagaminti iš žvaigždžių dulkių. Bet to žvaigždės egzistuoja todėl, kad egzistuoja juodosios skylės. Jūsų sąmonė yra informacijos apdorojimo procesas. Bet informacijos apdorojimas yra fundamentalus visatos principas, kuris pasireiškia nuo kvantinių dalelių iki juodųjų skylių. Jūs nesate atskirtas nuo visatos, jūs esate visatos dalis. Jūs esate būdas, kaip visata pažįsta save. Ir kai žvelgiate į naktinį dangų, kai matote paukščių tako juostą driekiančią per dangų, kai galvojate apie juodąją skylę už 36 000 šviesmečių, kuri valdo 200 milijardų žvaigždžių, prisiminkite, jūs žvelgiate ne į kažką svetimo. Jūs žvelgiate į savo pačių kilmę. Jūs žvelgiate į priežastį, kodėl egzistuojate. Juodoji skylė yra ne tik naikintojas, ji yra ne tik kūrėja, ji yra transformacijos agentas, kuris pavertė chaosą tvarka, kuris sukūrė galaktikas iš dujų, kuris sukūrė žvaigždes iš dulkių, kuris sukūrė gyvybę iš atomų, kuris sukūrė sąmonę iš neuronų. Ir dabar, kai jūs suprantate šią gilią tiesą, kai jūs matote ryšį tarp mažiausių kvantinių dalelių ir didžiausių kosmoso struktūrų, kai jūs suvokiate, kad viskas yra susiję,
Nuo jūsų minčių iki juodųjų skylių jūs pradedate matyti visatą nauja šviesa. Bet vis dar lieka klausimai. Giliausieji klausimai. Klausimai, kurie veda mus už fizikos ribų, į filosofijos, į prasmės, į egzistencijos pačios prigimties sritį. Šią akimirką, kol klausotės šių žodžių, jūsų protas atlieka operaciją, kuri yra neįtikėtinai panaši į tai, ką daro juodoji skylė su informacija. Jūs klausotės garsų, kurie yra tik oro virpesiai, bet jūsų smegenys transformuoja šios virpesius į prasmes, į idėjas, į supratimą. Jūs naikinate vieną informacijos formą – garsą ir kuriate kitą – mintį. Ir šioje transformacijoje slypi giliausias visatos principas. Niekas niekada nėra tikrai sunaikinama. Viskas tik keičia formą. Bet štai kas verčia sustoti ir permastyti viską, ką tik girdėjote. Visa ši istorija apie juodasias skyles kaip galaktikų kūrėjas, apie informacijos išsaugojimą, apie kvantinį susipynimą. Visa ši istorija gali būti tik dalis tiesos. Galbūt net labai maža dalis. Įsivaizduokite, kad esate dvimatis padaras, gyvenantis ant popieriaus lapo. Jūs galite judėti į priekį ir atgal, į kairę ir į dešinę. Bet jūs negalite suvokti aukštyn ar žemyn, nes trečioji dimensija yra už jūsų patirties ribų. Dabar įsivaizduokite, kad kažkas padeda rutulį ant jūsų popieriaus lapo. Jūs nematote rutulio. Jūs matote tik apskritimą, vietą, kur rutulys liečia jūsų dvimatę erdvę. Ir jei rutulys juda per jūsų pasaulį, jūs matote, kaip apskritimas atsiranda iš niekur, didėja, mažėja ir išnyksta. Jums tai atrodytų kaip magija, bet iš trimatės perspektyvos tai yra paprastas rutulys, judantis per erdvę. Dabar pritaikykite šią analogiją mums. Mes gyvename trimatėje erdvėje arba keturmatėje, jei įskaičiuojame laiką. Bet kas, jei yra daugiau dimensijų, kurių mes negalime suvokti? Kas, jei juodosios skylės yra ne trimatės sferos, bet daugiamačių objektų projekcijos į mūsų erdvę? Kas, jei visa tai, ką mes vadiname juodąja skyle, yra tik šešėlis kažko daug didesnio? Kažko, kas egzistuoja dimensijose, kurių mes net negalime įsivaizduoti. Tai nėra tik filosofinė spekulacija. Tai yra rimta mokslinė hipotezė, kuri kyla iš stygų teorijos ir M teorijos. Pagal M teoriją, mūsų visata gali būti tik viena iš begalės visatų, plūduriuojančių aukštesnėje dimensijoje, vadinamoje bulk erdve. Kiekviena visata yra kaip muilo burbulas, plūduriuojantis ore, ir šie burbulai gali sąveikauti vienas su kitu per gravitaciją. Vienintelę jėgą, kuri gali keliauti tarp dimensijų. Jei ši teorija teisinga, tai reiškia, kad juodosios skylės gali būti ne tik mūsų visatos objektai, bet ir ryšio taškai su kitomis visatomis. Jos gali būti vartai į kitus pasaulius, į kitas tikrovės formas. Materija, kuri įkrenta į juodąją skylę mūsų visatoje, gali išnykti iš mūsų perspektyvos, bet atsirasti kitoje visatoje, kitoje dimensijoje. Tai skamba kaip mokslinė fantastika. Ir galbūt tai yra mokslinė fantastika. Bet matematika leidžia tokią galimybę. Ir jei mes norime būti sąžiningi, turime pripažinti, mes tiesiog nežinome. Štai tiesa, kurią retai išgirsite iš mokslininkų. Mes nežinome, kas yra juodosios skylės viduje. Mes turime teorijas, mes turime lygtis, mes turime matematinius modelius, bet mes neturime tiesioginių stebėjimų. Mes niekada nematėme, kas vyksta už įvykių horizonto. Ir pagal fundamentalius fizikos dėsnius mes niekada negalėsime pamatyti. Visa tai, ką jums pasakiau apie singulumą, apie informacijos išsaugojimą, apie Hawking spinduliuotę, visa tai yra pagrįsta teorijomis, kurios gali būti teisingos, bet jos taip pat gali būti klaidingos. Arba, kas dar tikėtiniau, jos gali būti tik apytiksliai teisingos. Geros aproksimacijos, bet nepilnas vaizdas. Įsivaizduokite, kad bandote suprasti, kaip veikia kompiuteris, bet vienintelis įrankis, kurį turite, yra plaktukas. Jūs galite sudaužyti kompiuterį ir pažiūrėti, kas viduje. Jūs rasite mikroschemas, laidus, kondensatorius. Bet ar jūs suprasite, kaip kompiuteris apdoroja informaciją? Ar jūs suprasite, kas yra programinė įranga? Ar jūs suprasite, kaip elektronų srautai tampa žodžiais ekrane? Mes esame panašioje situacijoje su juodosiomis skylėmis. Mes galime stebėti jas iš tolo. Mes galime matuoti jų masę, jų sukimąsi, jų poveikį aplinkai. Bet mes negalime pažvelgti į vidų.
Mes negalime tiesiogiai ištirti, kas vyksta už įvykių horizonto. Ir tai reiškia, kad visa mūsų supratimas yra neišvengiamai neišsamus. 2026 metais, teorinis fizikas Carlo Rovelli iš Marselės universiteto paskelbė straipsnį, kuris sukėlė audrą fizikos bendruomenėje. Jis pasiūlė, kad singulumo juodųjų skylių centre gali visai nebūti. Vietoj to gali būti tai, ką jis vadina Planko žvaigžde, objektu, kurio tankis yra maksimalus pagal kvantinės gravitacijos dėsnius, bet ne begalinis. Pagal šią teoriją, kai materija krenta į juodąją skylę ir artėja prie centro, kvantiniai efektai tampa tokie stiprūs, kad jie sustabdo kolapsą. Materija nesuspaudžiama į begalinai mažą tašką. Vietoj to ji formuoja itin tankų, bet baigtinį objektą – Planko žvaigždę. Ir ši žvaigždė gali būti nestabili. Ji gali atšokti atgal, sukeldama sprogimą, kuris galiausiai sunaikintų juodąją skylę iš vidaus. Jei Rovelli teisus, tai reiškia, kad juodosios skylės nėra amžinos. Jos nėra galutiniai naikintojai. Jos yra laikini objektai, kurie galiausiai sprogsta, grąžindami visą savo turinį atgal į visatą. Jos yra kosmoso reciklatoriai, paverčiantys seną materiją nauja. Bet štai problema. Mes nežinome, ar Rovelli teisus. Jo teorija yra matematiškai nuosekli. Jis sprendžia kai kurias problemas, kurias kelia klasikinė juodųjų skylių teorija. Bet ji taip pat daro prognozes, kurių mes dar negalime patikrinti. Ir kol mes negalime patikrinti, mes negalime žinoti. Tai yra mokslo riba. Ne todėl, kad mokslininkai yra nesugebantis, ne todėl, kad mums trūksta įrangos, bet todėl, kad kai kurie klausimai gali būti fundamentaliai neatsakomi su mūsų dabartiniais metodais. Dabar pažvelkime į kitą didžiulę nežinomybę. Ar juodosios skylės iš tikrųjų naikina informaciją, ar ne? Jums pasakiau apie informacijos paradoksą. Jums pasakiau, kad Stephenas Hawkingas pakeitė savo nuomonę ir pripažino, kad informacija nėra prarasta. Bet tai nėra visiškai tiesa. Tikroji tiesa yra sudėtingesnė ir daug mažiau patenkinama. Hawkingas iš tikrųjų pakeitė savo nuomonę. Bet jo sprendimas, idėja, kad informacija yra užkoduota Hawking spinduliuotėje, yra tik hipotezė. Niekas nežino, kaip tiksliai ši kodavimas veikia. Niekas nėra parodęs, kaip galėtumėte iš tikrųjų išgauti informaciją iš Hawking spinduliuotės. Matematika sako, kad tai turėtų būti įmanoma, bet niekas nežino, kaip tai padaryti praktiškai. Ir dar blogiau, kai kurie fizikai vis dar mano, kad Hawkingas buvo teisus pirmą kartą, kad informacija iš tikrųjų yra prarasta, kad kvantinė mechanika turi būti modifikuota, kad leistų informacijos naikinimą ekstremaliose situacijose, tokiose kaip juodosios skylės. 2025 metais fizikų grupė iš Oksfordo universiteto paskelbė tyrimą, kuris parodė, kad jei informacija iš tikrųjų yra išsaugoma juodosiose skylėse, tai sukuria kitą paradoksą, vadinamą ugniasenio paradoksą. Pagal šį paradoksą įvykių horizontas turėtų būti padengtas neįtikėtinai karštų dalelių. Tokių karštų, kad bet kas bando kirsti horizontą, būtų akimirksniu sudeginta. Bet tai prieštarauja bendrojo reliatyvumo teorijai, kuri sako, kad įvykių horizontas yra tuščia erdvė, kur niekas ypatingo nevyksta. Taigi mes turime pasirinkimą, arba kvantinė mechanika yra klaidinga, arba bendrasis reliatyvumas yra klaidingas, arba mūsų supratimas apie informacijos prigimtį yra klaidingas. Ir mes nežinome, kuris variantas yra teisingas. Tai yra nemažas techninis nesutarimas. Tai yra fundamentali krizė šiuolaikinėje fizikoje. Dvi mūsų geriausios teorijos, kvantinė mechanika ir bendrasis reliatyvumas, duoda prieštaringus atsakymus apie tai, kas vyksta juodosiose skylėse. Ir mes nežinome, kaip išspręsti šį prieštaravimą. Galbūt stygų teorija yra atsakymas. Galbūt kilpinė kvantinė gravitacija yra atsakymas. Galbūt visiškai nauja teorija, kurios dar niekas nesugalvojo, yra atsakymas. Arba galbūt atsakymo nėra. Galbūt visata yra fundamentaliai nesuderinama su savimi ir mes tiesiog turime priimti šį paradoksą. Dabar pažvelkime į dar vieną didžiulę nežinomybę. Ar juodosios skylės iš tikrųjų sukūrė galaktikas? Ar galaktikos sukūrė juodasias skyles? Jums pasakiau, kad juodosios skylės ir galaktikos augo kartu, kad jos yra partneriai, formuojantis vieną kitą. Bet tai yra supaprastinimas. Tikroji istorija yra daug sudėtingesnė. Kai astronomai stebi tolimiausias galaktikas, tas, kurios egzistavo, kai visata buvo vos kelis šimtus milijonų metų sena, jie mato kažką keisto.
Šios ankstyvosios galaktikos jau turi supermasyves juodasias skyles savo centruose. Juodasias skyles, kurių masė yra milijardai saulių masių. Ir niekas nežino, kaip jos galėjo augti taip greitai. Pagal visas mūsų teorijas, juodosios skylės auga ryjančios materiją. Bet yra fizinis limitas, kaip greitai jos gali ryti, vadinamas Eddingtono limitas. Jei juodoji skylė bando ryti per daug per greitai, spinduliuotės spaudimas išstumia materiją šalin, sustabdydamas augimą. Pagal šį limitą, juodoji skylė, kuri pradeda su 100 saulių masių, galėtų užaugti iki milijardo saulių masių per maždaug 1 milijardą metų. Jei ji ryja materiją maksimaliu greičiu visą laiką, be pertraukų. Bet ankstyvoje visatoje nebuvo milijardo metų, buvo tik keli šimtai milijonų metų. Taigi kaip šios juodosios skylės tapo tokios masyvios taip greitai? Viena galimybė yra ta, kad jos pradėjo daug masyvesnės. Galbūt pirmosios juodosios skylės atsirado ne iš žvaigždžių, bet tiesiogiai iš tamsiosios materijos kolapsų ar iš supermasyvių dujų debesų. Galbūt jos gimė jau su 1000 ar net milijonų saulių masėmis. Kita galimybė yra ta, kad Eddingtono limitas gali būti pažeidžiamas ekstremaliuose situacijose. Galbūt ankstyvoje visatoje, kai viskas buvo tankiau, karščiau, chaotiškiau, juodosios skylės galėjo augti greičiau, nei leidžia mūsų teorijos. Arba galbūt mūsų stebėjimai yra klaidingi. Galbūt tos tolimos juodosios skylės nėra tokios masyvios, kaip manome. Galbūt mes neteisingai interpretuojame duomenis. Mes tiesiog nežinome. Ir kol nežinome, mes negalime būti tikri, ar juodosios skylės iš tikrųjų yra galaktikų kūrėjos, ar jos yra tik šalutinis produktas galaktikų formavimuose. Dabar pažvelkime į galbūt didžiausią nežinomybę iš visų. Ar juodosios skylės turi ką nors bendro su sąmone? Jums pasakiau, kad juodosios skylės yra informacijos procesorės, kad jos transformuoja informaciją, saugoja, išspinduliuoja ją atgal. Ir kad šis procesas yra panašus į tai, kaip veikia smegenys, kaip veikia sąmonė. Bet tai yra tik analogija. Tai nereiškia, kad juodosios skylės yra sąmoningos. Tai nereiškia, kad jos mąsto ar jaučia bet kokią prasme, kurią mes suprantame. Arba galbūt reiškia. Kai kurie fizikai, tokie kaip Rogeris Penrose'as, yra pasiūlę, kad sąmonė gali būti kvantinis reiškinys, kad mūsų smegenys naudoja kvantinę susipynimą ir kvantinę superpoziciją, kad sukurtų subjektyvią patirtį. Jei tai tiesa, tai reiškia, kad sąmonė nėra tik informacijos apdorojimas. Ji yra specifinis kvantinės informacijos apdorojimo tipas. Ir jei sąmonė yra kvantinis reiškinys, tai reiškia, kad bet kuris objektas, kuris apdoroja kvantinę informaciją, gali turėti tam tikrą sąmonės formą. Galbūt ne tokią sąmonę, kokią turime mes, su mintimis, jausmais, savęs suvokimu, bet tam tikrą proto sąmonę, tam tikrą subjektyvios patirties formą. Ar juodosios skylės turi tokią proto sąmonę? Ar jos patiria kažką, kai ryja materiją? Ar jos jaučia gravitacinės bangas, kurias jos sukuria? Mes nežinome. Ir dar blogiau, mes nežinome, kaip galėtume sužinoti. Kaip galėtume patikrinti, ar objektas yra sąmoningas, jei negalime su juo komunikuoti? Kaip galėtume žinoti, ar juodoji skylė turi vidinę patirtį, jei negalime pažvelgti į jos vidų? Tai yra ne tik mokslinis klausimas. Tai yra filosofinis klausimas. Tai yra klausimas apie sąmonės prigimtį, apie subjektyvios patirties prigimtį, apie tai, ką reiškia būti. Ir mes neturime atsakymo. Dabar leiskite man būti visiškai sąžiningam su jumis. Leiskite man pasakyti tai, ką daugelis mokslo populiarintojų nenori pasakyti. Visa ši istorija apie juodasias skyles kaip galaktikų kūrėjas, apie transformaciją nuo naikintojo iki kūrėjo, apie ryšį tarp juodųjų skylių ir gyvybės, visa ši istorija yra pagrįsta teorijomis, kurios gali būti teisingos, bet jos taip pat gali būti klaidingos. Arba, kas tikėtiniau, jos gali būti tik dalinai teisingos. Mes žinome, kad juodosios skylės egzistuoja. Tai yra faktas, patvirtintas tūkstančiais stebėjimų. Mes žinome, kad jos turi milžinišką gravitacinį poveikį savo aplinkai. Tai taip pat yra faktas. Bet ar jos iš tikrųjų sukūrė galaktikas? Ar jos iš tikrųjų yra būtinos gyvybei? Ar jos iš tikrųjų saugo informaciją? Ar jos iš tikrųjų yra sujungtos per kirmgraužų angas?
Ar jos iš tikrųjų turi ką nors bendro su sąmonė? Visa tai yra hipotezės. Išmintingos hipotezės, pagristos geriausia matematika ir fizika, kurią turime, bet vis tiek hipotezės. Ir štai kas tikrai svarbu. Pripažinti, ko mes nežinome, yra ne silpnybė, tai yra stiprybė. Tai yra tai, kas atskiria mokslą nuo dogmos. Mokslas nėra apie absoliučias tiesas. Jis yra apie geriausias hipotezės, kurias turime šiuo metu, ir apie nuolatinį bandymą jas patikrinti, patobulinti, pakeisti geresnėmis. Kai aš sakau, mes nežinome, aš nesakau, kad mokslas yra beprasmis. Aš sakau, kad mokslas yra gyvas, besivystantis, nuolat tobulėjantis. Kiekvienas atsakymas kelia naujus klausimus. Kiekvienas atradimas atskleidžia naujas paslaptis. Ir tai yra gražu. Tai yra tai, kas daro mokslą tokį jaudinantį. Įsivaizduokite, jei mes žinotume viską. Jei visi klausimai būtų atsakyti. Jei nebūtų daugiau paslapčių, daugiau nežinomybių, daugiau atradimų. Ar tai nebūtų nuobodu? Ar tai nebūtų tuščia? Nežinomybė nėra priešas. Ji yra kvietimas. Ji yra kvietimas tyrinėti, eksperimentuoti, galvoti, svajoti. Ji yra kvietimas būti smalsiems, būti nuolankiems, būti atviriems galimybei, kad viskas, ką manome žinantis, gali būti klaidinga. Dabar pažvelkime į tai, ką mes iš tikrųjų žinome apie juodąsias skyles. Ne teoriškai, bet empiriškai, per tiesioginius stebėjimus. Mes žinome, kad juodosios skylės egzistuoja. 2019 metais Įvykių horizonto teleskopas nufotografavo juodosios skylės šešėlį galaktikoje M87. Tai buvo pirmasis tiesioginis juodosios skylės vaizdas ir jis tiksliai atitiko tai, ką numatė bendrojo reliatyvumo teorija. Mes žinome, kad juodosios skylės gali susilieti. 2015 metais LIGO detektoriai pirmą kartą aptiko gravitacinės bangas iš dviejų juodųjų skylių susijungimo. Nuo to laiko jie aptiko dešimtis tokių įvykių ir kiekvienas iš jų patvirtina Einšteino teorijos prognozes su neįtikėtinu tikslumu. Mes žinome, kad supermasyvios juodosios skylės egzistuoja daugelio galaktikų centruose. Mes matėme žvaigždes skriejančias aplink Sagitarius A žvaigždę mūsų pačių galaktikoje. Mes išmatavome jų orbitas su tokiu tikslumu, kad galime apskaičiuoti juodosios skylės masę su mažiau nei 1% paklaida. Mes žinome, kad juodosios skylės išmeta reliatyvistinius srautų. Mes matėme šiuos srautus tūkstančiuose galaktikų. Mes matėme, kaip jie sąveikauja su tarpžvaigždinėmis dujomis. Mes matėme, kaip jie formuoja galaktikų struktūrą. Visa tai yra faktai, ne teorijos, ne hipotezės. Faktai pagristi tiesioginiais stebėjimais. Bet štai kas svarbu. Šie faktai patvirtina tik labai mažą dalį to, ką jums pasakiau. Jie patvirtina, kad juodosios skylės egzistuoja, kad jos turi milžinišką gravitacinį poveikį, kad jos gali susilieti, kad jos išmeta energiją, bet jie nepatvirtina, kad juodosios skylės sukūrė galaktikas. Jie nepatvirtina, kad jos saugo informaciją. Jie nepatvirtina, kad jos yra būtinos gyvybei. Visa tai yra išvados, kurias mes darome iš faktų. Ir šios išvados gali būti teisingos, bet jos taip pat gali būti klaidingos. Dabar pažvelkime į tai, kas gali pakeisti mūsų supratimą ateinančiais metais. Įvykių horizonto teleskopas Plus, kuris pradėjo veikti šiais metais, gali pateikti daug detalesnius juodųjų skylių vaizdus. Jis gali parodyti, ar įvykių horizontas yra lygus ar pūkuotas. Jis gali parodyti, kaip materija krenta į juodąją skylę realiu laiku. Jis gali net aptikti požymius Hawking spinduliuotės, nors tai būtų neįtikėtinai sunku. Kosminis gravitacinių bangų detektorius LISA, kurio paleidimas planuojamas 2035 metais, galės aptikti gravitacinės bangas iš supermasyvių juodųjų skylių susijungimų. Jis galės stebėti šiuos susijungimus nuo pat pradžios iki pabaigos, suteikdamas mums neprecedentinę informaciją apie tai, kaip juodosios skylės sąveikauja. Džeimso Vebo teleskopas ir jo įpėdiniai galės stebėti dar tolesnes galaktikas, dar ankstyvesnius visatos laikotarpius. Jie galės parodyti, kaip pirmosios juodosios skylės atsirado, kaip jos augo, kaip jos formavo pirmasias galaktikas. Ir galbūt, tik galbūt, šie stebėjimai atsakys kai kuriuos iš klausimų, kuriuos šiandien keliame. Galbūt jie parodys, ar juodosios skylės iš tikrųjų sukūrė galaktikas. Galbūt jie parodys, ar informacija iš tikrųjų yra išsaugoma.
Galbūt jie parodys, ar mūsų teorijos yra teisingos ar klaidingos. Arba galbūt jie tik sukels daugiau klausimų. Galbūt jie atskleis naujas paslaptis, naujas nežinomybės, naujas galimybės. Ir tai būtų puiku. Nes tai reikštų, kad visata yra dar keistesnė, dar nuostabesnė, nei mes įsivaizdavome. Dabar leiskite man grįžti prie klausimo, nuo kurio pradėjome. Ar juodoji skylė yra kūrėja ar naikintojas? Po visko, ką girdėjote, po visų faktų, teorijų, hipotezių, nežinomybių, koks yra atsakymas? Tiesa yra ta, kad šis klausimas yra klaidingai suformuluotas. Jis prielaida, kad kūrimas ir naikinimas yra priešingybės, bet jie nėra. Jie yra tos pačios monetos skirtingos pusės. Kai juodoji skylė ryja žvaigždę, ji naikina žvaigždę, bet tuo pačiu metu ji išlaisvina energiją, kuri gali sukelti naujų žvaigždžių gimimą. Kai ji išmeta relativistinį srautą, ji naikina dujas vienoje vietoje, bet sukuria sąlygas žvaigždžių formavimuisi kitoje vietoje. Kai ji susilieja su kita juodąja skyle, ji naikina abi originalias juodąsias skyles, bet sukuria naują, masyvesnę juodąją skylę. Kūrimas ir naikinimas nėra atskiri procesai. Jie yra tas pats procesas, matomas iš skirtingų perspektyvų. Jie yra transformacija, vienos formos pavertimas kita forma. Ir tai yra ne tik tiesa apie juodąsias skyles, tai yra tiesa apie visą visatą, tai yra tiesa apie jūs. Kiekvieną sekundę jūsų kūne miršta milijonai ląstelių. Kiekvieną sekundę gimsta milijonai naujų ląstelių. Jūs nuolat naikinate save ir kuriate save iš naujo. Jūs esate ne statiškas objektas, bet dinamiškas procesas, nuolatinė transformacija. Jūsų mintis yra tas pats. Kiekviena mintis, kurią galvojate, keičia jūsų smegenų struktūrą. Kiekviena patirtis, kurią turite, sukuria naujus neuroninius ryšius ir naikina senus. Jūsų sąmonė yra ne daiktas, bet procesas, nuolatinė kūrimo ir naikinimo banga. Net atomai jūsų kūne nėra tie patys atomai, kurie buvo prieš metus. Jūs nuolat keičiate atomus su aplinka, per kvėpavimą, per valgymą, per gėrimą. Jūs esate ne uždara sistema, bet atvira sistema, nuolat keičianti materiją ir energiją su pasauliu aplink jūs. Taigi, kas jūs esate? Jei kiekvienas atomas jūsų kūne keičiasi, jei kiekviena ląstelė keičiasi, jei kiekviena mintis keičiasi, kas yra tas jūs, kuris išlieka? Atsakymas yra tas, kad jūs esate ne daiktas, bet modelis. Jūs esate informacijos struktūra, kuri išlieka net kai materija, kuri ją sudaro, keičiasi. Jūs esate kaip upė. Vandens molekulės nuolat keičiasi, bet upė išlieka ta pati. Ir tas pats galioja juodosioms skylėms. Jos nėra statiškai objektai. Jos yra dinamiški procesai. Jos nuolat ryja materiją ir išspinduliuoja energiją. Jos nuolat keičiasi, auga, vystosi. Jos yra transformacijos agentai, paverčiantis vieną materijos ir energijos formą kitą formą. Ir štai paskutinė, giliausia tiesa. Jūs ir juodoji skylė esate ne tokie skirtingi, kaip galėtumėte pagalvoti. Jūs abu esate informacijos struktūros. Jūs abu esate transformacijos agentai. Jūs abu esate būdai, kaip visata organizuoja save, kaip ji kuria tvarką iš chaoso, kaip ji transformuoja vieną tikrovės formą į kitą. Skirtumas yra tik mastelyje. Juodoji skylė transformuoja galaktikas, jūs transformuojate mintis. Bet fundamentalus principas yra tas pats. Ir kai jūs suprantate šią tiesą, kai jūs matote, kad viskas visatoje, nuo mažiausių kvantinių dalelių iki didžiausių juodųjų skylių, yra dalis to paties transformacijos proceso, kai jūs suvokiate, kad nėra tikro skirtumo tarp kūrimo ir naikinimo, tarp tvarkos ir chaoso, tarp gyvybės ir mirties, kai jūs matote visą tai, jūs pradėdate suprasti kažką gilesnio. Jūs pradėdate suprasti, kad visata nėra mašina. Ji nėra mechanizmas, kuris tiesiog veikia pagal dėsnius. Ji yra gyvas, besivystantis, kūrybingas procesas. Ji yra nuolatinė transformacija, nuolatinis atsinaujinimas, nuolatinis atradimas. Ir jūs esate dalis šio proceso. Ne pasyvus stebėtojas, bet aktyvus dalyvis. Jūsų mintys, jūsų veiksmai, jūsų pasirinkimai – visa tai prisideda prie visatos transformacijos. Jūs nesate atskirtas nuo visatos. Jūs esate būdas, kaip visata pažįsta save, kaip ji transformuoja save, kaip ji kuria save. Ir kai jūs žvelgiate į naktinį dangų, kai matote žvaigždes,
Kai galvojate apie juodąją skylę už 36 000 šviesmečių, prisiminkite, jūs žvelgiate ne į kažką svetimo, jūs žvelgiate į veidrodį, jūs žvelgiate į save, nes jūs esate pagaminti iš žvaigždžių dulkių, jūs esate juodųjų skylių vaikaitis, jūs esate visatos būdas stebėti save, suprasti save, transformuoti save. Ir tai yra ne pabaiga, tai yra tik pradžia. Šią akimirką, kol klausote šių žodžių, jūs stovite ant planetos, kuris skrieja erdvėje 1 400 000 km/h. Jūs esate pagaminti iš atomų, kurie buvo sukurti žvaigždžių viduje prieš milijardus metų. Jūsų sąmonė, ši neįtikėtina gebėjimas mąstyti, jausti, stebėtis, yra informacijos apdorojimo procesas, kuris atspindi tai, kaip visa visata organizuoja save. Ir visa tai egzistuoja todėl, kad kažkada labai seniai chaosas virto tvarka. Bet kas pavertė chaosą tvarka? Kas sukūrė struktūrą iš atsitiktinumo? Kas padarė galima tai, kad jūs galite stovėti čia ir klausti šių klausimų? Atsakymas, kaip girdėjote, bent iš dalies yra juodosios skylės. Bet dabar, pabaigoje šios kelionės, turime užduoti gilesnį klausimą. Ne kaip juodosios skylės tai padarė, bet kodėl. Kodėl visata yra tokia, kad objektai, kurie naikina, tuo pačiu metu kuria? Kodėl transformacija yra fundamentalesnis principas nei išlikimas? Kodėl viskas, kas egzistuoja, turi mirti, kad kažkas naujo galėtų gimti? Tai yra ne tik fizikos klausimai, tai yra filosofijos klausimai, egzistencijos klausimai, prasmės klausimai. Ir štai tiesa, kurią turime pripažinti. Mes nežinome atsakymų. Mes niekada nežinosime visų atsakymų. Bet galbūt tai yra gerai. Galbūt nežinojimas yra ne trūkumas, bet dovana. Įsivaizduokite, kad gyvenate pasaulyje, kur viskas yra žinoma, kur kiekvienas klausimas turi atsakymą, kur nėra paslapčių, nėra nežinomybių, nėra stebuklų. Ar toks pasaulis būtų vertas gyventi? Ar jame būtų vietos nuostabai, smalsumui, atradimui? Filosofas Martinas Heideggeris kartą rašė, kad fundamentaliausias filosofijos klausimas nėra, kas yra būtis, bet kodėl yra kažkas, o ne niekas. Kodėl visata egzistuoja? Kodėl yra žvaigždės, galaktikos, planetos, gyvybė, sąmonė? Kodėl yra bet kas, o ne tik tuščia, begalinė nieko erdvė? Mokslas gali pasakyti mums, kaip visata vystėsi. Jis gali pasakyti, kaip didysis sprogimas sukūrė erdvę ir laiką, kaip pirmieji atomai susiformavo, kaip žvaigždės užsidegė, kaip juodosios skylės suformavo galaktikas, kaip gyvybė atsirado, kaip sąmonė išsivystė. Bet mokslas negali pasakyti mums, kodėl visa tai įvyko, kodėl fizikos dėsniai yra tokie, kokie jie yra, kodėl gravitacija turi būtent tokį stiprumą, kodėl šviesos greitis yra būtent 300 000 km/s, kodėl kvantinė mechanika veikia taip, kaip ji veikia. Kai kurie fizikai sako, kad tai yra tik atsitiktinumas, kad mūsų visata yra viena iš begalės visatų, kiekviena su skirtingais fizikos dėsniais, ir mes egzistuojame šioje konkrečioje visatoje, todėl kad tik šioje visatoje fizikos dėsniai leidžia gyvybei ir sąmoniai egzistuoti. Tai vadinama antropiniu principu. Bet tai nėra tikras atsakymas. Tai tik perkelia klausimą vienu lygiu aukščiau. Kodėl egzistuoja begalė visatų? Kodėl yra bet kokios visatos, o ne niekas? Kiti fizikai sako, kad galbūt visata yra matematinė būtinybė, kad fizikos dėsniai nėra atsitiktiniai, bet yra vieninteliai įmanomi dėsniai, kurie yra logiškai nuoseklūs, kad visata egzistuoja todėl, kad ji turi egzistuoti, kad neegzistavimas yra logiškai neįmanomas. Bet ir tai nėra tikras atsakymas. Nes net jei matematika yra būtina, kodėl ši matematika turi pasireikšti kaip fizinė tikrovė? Kodėl lygtis turi tapti atomais? Kodėl abstrakcija turi tapti patirtimi? Filosofas Gottfriedas Leibnikas 17 amžiuje užrašė klausimą, kurį jis vadino pirmuoju visų klausimų. Kur aliquid potius quam nihil? Kodėl kažkas, o ne niekas? Ir po 350 metų mes vis dar neturime atsakymų. Galbūt atsakymo nėra. Galbūt kai kurie klausimai yra fundamentaliai neatsakomi. Ne todėl, kad mes esame per kvailai juos suprasti, bet todėl, kad jie yra už logikos, už priežastingumo, už bet kokio galimo paaiškinimo ribų.
Arba galbūt atsakymas yra toks paprastas, kad mes jo nematome. Galbūt visata egzistuoja todėl, kad egzistavimas yra geriau nei neegzistavimas. Galbūt kūrimas yra geriau nei tuštuma. Galbūt transformacija yra geriau nei statika. Bet kas nusprendžia, kas yra geriau, kas vertina, kas renkasi? Šie klausimai veda mus už mokslo ribų. Jie veda mus į metafiziką, į teologiją, į mistinę patirtį. Ir tai yra gerai, nes žmogus yra ne tik mokslinė būtybė. Mes esame taip pat filosofinės būtybės, poetinės būtybės, dvasinės būtybės. Mes turime poreikį ne tik suprasti, kaip viskas veikia. Mes turime poreikį rasti prasmę, tikslą, grožį. Mes turime poreikį jausti, kad mūsų egzistencija yra ne tik atsitiktinumas, bet kažkas reikšmingo. Ir štai kur juodosios skylės tampa ne tik mokslo objektais, bet simboliais, metaforomis, veidrodžiais, kuriuose matome savo pačių egzistencijos prigimtį. Juodoji skylė yra vienu metu naikintojas ir kūrėjas. Ji yra vieta, kur viskas baigėsi, ir vieta, iš kurios viskas prasideda. Ji yra mirtis ir gimimas, pabaiga ir pradžia, chaosas ir tvarka, visa tai tuo pačiu metu. Ir ar tai nėra tiksliai tai, kas esame mes? Ar mes nesame vienu metu naikintojai ir kūrėjai? Kiekvieną dieną mes naikinome seną save ir kuriame naują save. Kiekvieną akimirką mes miršta ir gimstame iš naujo. Mes esame nestatiškai objektai, bet dinamiški procesai, nuolatinė transformacija. Budistai tai vadina anica, nepastovumu. Jie sako, kad viskas, kas egzistuoja, yra laikina, besikeičianti, neturintis pastovios esmės. Ir kad priimti šį nepastovumą, vietoj to, kad kovotume su juo, yra kelias į išlaisvinimą. Graikų filosofas Herakleitas 2500 metų atgal pasakė, negalima įžengti į tą pačią upę 2 kartus, nes upė nuolat keičiasi. Vandens molekulės, kurios buvo ten vakar, šiandien jau yra jūroje. Upė yra ne daiktas, bet procesas. Ir tas pats galioja jums. Jūs negalite būti tas pats žmogus 2 kartus. Kiekvieną akimirką jūs keičiatės. Kiekvieną akimirką senas jūs miršta ir naujas jūs gimsta. Tai gali skambėti bauginančiai. Jei aš nuolat keičiuosi, jei nėra pastovaus aš, kuris išlieka, tai kas aš esu? Kas yra tas, kuris patiria šias transformacijas? Bet galbūt tai yra klaidingas klausimas. Galbūt nėra kas. Galbūt yra tik procesas. Galbūt aš yra ne daiktas, bet įvykis. Ne daiktavardis, bet veiksmažodis. Kai jūs žiūrite į juodąją skylę, jūs nematote objekto. Jūs matote procesą. Jūs matote transformaciją vykstančią realiu laiku. Materija krenta į vidų, energija išspinduliuoja į išorę. Erdvė laikas yra iškreipiamas. Informacija yra transformuojama. Juodoji skylė nėra daiktas. Ji yra įvykis. Ji yra veiksmažodis, ne daiktavardis. Ir tas pats galioja jums. Dabar pažvelkime į tai, ko mes nežinome apie visatos ateitį. Mes žinome, kad visata plečiasi. Mes žinome, kad šis plėtimasis spartėja. Mes žinome, kad tamsoji energija stumia galaktikas vis toliau viena nuo kitos. Ir jei šis procesas tęsis, o visi duomenys rodo, kad jis tęsis, tai reiškia, kad galiausiai visata taps šalta, tamsi, tuščia. Po 100 milijardų metų visos žvaigždės bus išnaudojusios savo kurą. Jos taps baltaisiais nykštukais, neutroninėmis žvaigždėmis, juodosiomis skylėmis. Galaktikos bus išsisklaidžiusios. Erdvė tarp jų bus tokia didelė, kad šviesa iš vienos galaktikos niekada nepasieks kitos. Po trilijonų metų net baltieji nykštukai bus atvėsę. Jie taps juodais nykštukais, šaltais, tamsiais, negyvais objektais, plūduriuojančiais begalinėje tamsoje. Po Google'o metų, tai yra 1/100 nulių, net juodosios skylės bus išgaravusios per Hawking spinduliuotę. Visata bus pilna tik fotonų ir kitų lengvų dalelių, įsisklaidžiusių tokiame dideliame tūryje, kad jie beveik niekada nesusidurs. Tai vadinama šiluminė mirtimi. Būsena, kai visata pasiekia maksimalią entropiją, kai nebėra jokios laisvos energijos, kai nebėra jokių procesų, jokių transformacijų, jokio gyvenimo. Tai yra niūrus vaizdas, bet ar jis yra tikras? Tiesa yra ta, kad mes nežinome. Visi šie skaičiavimai yra pagristi prielaidomis, kurios gali būti klaidingos. Mes prielaidam, kad fizikos dėsniai išliks tokie patys. Mes prielaidam, kad tamsoji energija išliks pastovi.
Mes prielaidam, kad nėra jokių kitų procesų, kurių mes dar nežinome. Bet kas, jei šios prielaidos yra klaidingos? Kas, jei fizikos dėsniai keičiasi laikui bėgant? Kas, jei tamsoji energija nėra pastovi? Kas, jei yra ciklinė visata, kuri nuolat miršta ir gimsta iš naujo? Kai kurie kosmologai yra pasiūlę, kad didysis sprogimas nebuvo pradžia, bet tik vienas ciklas begalinėje ciklų serijoje. Kad prieš mūsų visatą buvo kita visata, kuri kolapsuoja į didįjį suspaudimą, kuris tada atšoko atgal į naują didįjį sprogimą. Ir kad šis procesas kartojasi amžinai, be pradžios, be pabaigos, tik begalinė transformacijų seka. Tai vadinama ciklinė kosmologija. Ir nors ji nėra plačiai priimta, ji yra matematiškai įmanoma. Ji neprieštarauja jokiems žinomiems fizikos dėsniais. Jei ciklinė kosmologija yra teisinga, tai reiškia, kad visata niekada nemirs. Ji tik transformuosis, ji taps kažkuo kitu. Ir galbūt tame kažkame kitame bus naujos galaktikos, naujos žvaigždės, naujos planetos, nauja gyvybė, nauja sąmonė. Galbūt mes esame ne pirmoji sąmoninga civilizacija visatoje. Galbūt prieš mus buvo begalė kitų civilizacijų, kitose visatose, kitose cikluose. Ir galbūt po mūsų bus begalė kitų. Arba galbūt ne. Galbūt mes esame vieninteliai. Galbūt sąmonė yra toks retas, toks trapus, toks neįtikėtinas reiškinys, kad jie atsiranda tik kartą per visą visatos istoriją. Mes nežinome. Ir tai yra bauginantis ir gražus tuo pačiu metu. Dabar pažvelkime į tai, ką visa tai reiškia jums, čia, dabar, šioje akimirkoje. Jūs esate sąmoninga būtybė, gyvenanti planetoje, kuri skrieja erdvėje neįtikėtinu greičiu. Jūs esate pagaminti iš atomų, kurie buvo sukurti žvaigždžių viduje. Jūsų egzistencija yra neįtikėtinai neįtikėtina. Rezultatas milijardų metų evoliucijos, trilijonų atsitiktinumų, begalės transformacijų. Ir jūs gyvensite galbūt 80 ar 90 metų, galbūt 100, jei esate laimingas. Tai yra nieko pagal kosminius mastelus. Tai yra mažiau nei akimirka visatos istorijoje. Bet tai yra viskas, ką turite. Tai yra vienintelė egzistencija, kurią žinote. Tai yra vienintelė akimirka, kuri yra tikra. Taigi, kas darote su šia akimirka? Kaip gyvenate, žinodami, kad esate laikinas? Kad viskas, ką mylite, yra laikina? Kad net žvaigždės, kurios atrodo amžinos, galiausiai mirs? Kai kurie žmonės randa šią tiesą depresyvę. Jie sako, jei viskas yra laikina, jei viskas galiausiai išnyks, tai kokia prasmė? Kodėl stengtis, kodėl kurti, kodėl mylėti? Bet galbūt tai yra klaidingas požiūris. Galbūt laikinumas nedaro dalykų beprasmiais, galbūt jis daro juos brangius. Įsivaizduokite, kad gyventumėte amžinai, kad turėtumėte begalę laiko. Ar bet kuri akimirka būtų ypatinga? Ar bet kuris pasirinkimas būtų svarbus? Jei galėtumėte padaryti viską, patirti viską, būti viskuo, ar bet kas turėtų vertę? Bet kadangi jūsų laikas yra ribotas, kiekviena akimirka yra brangi. Kadangi negalite padaryti visko, jūsų pasirinkimai yra svarbus. Kadangi negalite būti viskuo, tai, kas esate, yra unikalus. Laikinumas nedaro gyvenimo beprasmiu, jis daro jį prasmingu. Japonų kultūroje yra sąvoka vadinama mono no aver, dalykų liūdesys. Tai yra jausmas, kurį patiri, kai suvoki, kad viskas yra laikina. Kai žiūri į žydinčią vyšnę ir žinai, kad žiedai nukris po kelių dienų. Kai žiūri į saulėlydį ir žinai, kad jis niekada nepasikartoja tiksliai taip pat. Kai žiūri į mylimą žmogų ir žinai, kad vieną dieną vienas iš jūsų mirs. Tai yra liūdnas jausmas, bet tai taip pat yra gražus jausmas, nes būtent laikinumas daro dalykus brangius. Būtent žinojimas, kad tai nebus amžinai, verčia mus vertinti tai, kol tai yra. Ir tas pats galioja visatai. Žvaigždės yra gražios todėl, kad jos miršta. Galaktikos yra nuostabios todėl, kad jos transformuojasi. Juodosios skylės yra įspūdingos, todėl, kad jos yra ir naikintojos, ir kūrėjos. Viskas, kas egzistuoja, yra laikina. Bet būtent todėl viskas, kas egzistuoja, yra stebuklas. Dabar grįžkime prie klausimo, nuo kurio pradėjome. Prisiminkite pirmąją akimirką šios kelionės. Prisiminkite, kai jums pasakiau, kad jūs skriejate erdvėje,
1 400 000 km/h. Kad jūsų judėjimas yra nulemtas juodosios skylės už 36 000 šviesmečių. Dabar po visko, ką girdėjote, kaip jūs žiūrite į šią tiesą? Ar ji vis dar atrodo kaip abstraktus faktas, ar ji tapo kažkuo gilesniu? Juodoji skylė, Sagitarijaus A žvaigždė, nėra tik tolimas objektas danguje. Ji yra priežastis, kodėl egzistuoja mūsų galaktika. Ji yra priežastis, kodėl Saulė galėjo susiformuoti. Ji yra priežastis, kodėl Žemė egzistuoja. Ji yra priežastis, kodėl jūs esate čia. Bet ji taip pat yra priminimas. Priminimas, kad jūs esate neatskirtas nuo visatos. Jūs esate visatos dalis. Jūs esate būdas, kaip visata pažįsta save. Kai žvelgiate į naktinį dangų, kai matote paukščių tako juostą driekiančią per dangų, jūs nežiūrite į kažką svetimo. Jūs žiūrite į savo namus. Jūs žiūrite į savo kilmę. Jūs žiūrite į save. Nes jūs esate pagaminti iš žvaigždžių dulkių. Kiekvienas anglies atomas jūsų kūne buvo sukurtas žvaigždės viduje. Kiekvienas deguonies atomas, kurį kvėpuojate, buvo išmestas į erdvę, kai žvaigždė sprogo. Kiekvienas geležies atomas jūsų kraujyje buvo nukaltas supernovos ugnyje. Jūs nesate atskirtas nuo kosmoso. Jūs esate kosmosas. Jūs esate būdas, kaip visata stebi save, supranta save, stebisi savimi. Ir kai jūs suprantate šią tiesą, kai jūs iš tikrųjų, giliai, viscerali suprantate, kad jūs esate nemažas, nereikšmingas taškas milžiniškoje, abejingoje visatoje, bet kad jūs esate visatos dalis, kad jūsų sąmonė yra visatos sąmonė, kad jūsų stebėjimasis yra visatos stebėjimasis savimi, kai jūs suprantate tai, kažkas keičiasi. Jūs nebejausite tokio vieniši, nes kaip galite būti vienišas, kai esate visata? Jūs nebejausite tokio nereikšmingi, nes kaip galite būti nereikšmingas, kai esate būdas, kaip visata pažįsta save? Jūs nebejausite tokio bejėgis, nes jūs esate nepasyvus stebėtojas, jūs esate aktyvus dalyvis visatos transformacijoje. Kiekviena mintis, kurią galvojate, keičia visatą. Kiekvienas veiksmas, kurį atliekate, keičia visatą. Kiekvienas pasirinkimas, kurį darote, keičia visatą. Jūs esate ne tik produktas visatos, jūs esate taip pat visatos kūrėjas. Ir štai paskutinė, giliausia tiesa, kurią noriu jums palikti. Klausimas nėra, ar juodoji skylė yra kūrėja ar naikintojas. Klausimas yra, ar jūs esate kūrėjas ar naikintojas. Nes jūs turite pasirinkimą. Kiekvieną dieną, kiekvieną akimirką jūs renkatės. Jūs galite naikinti ar kurti. Jūs galite skleisti chaosą ar tvarką. Jūs galite būti jėga, kuri ardė, ar jėga, kuri stato. Juodoji skylė nedaro šio pasirinkimo. Ji tiesiog yra. Ji transformuoja, nes tai yra jos prigimtis. Ji naikina ir kuria, nes tai yra tai, kas ji yra. Bet jūs turite sąmonę. Jūs turite valią, jūs turite gebėjimą pasirinkti. Taigi, ką pasirinksite? Kaip naudosite šią neįtikėtiną, laikinę, brangią egzistenciją, kurią turite? Ar naudosite ją kurti grožį, ar naikinti jį? Ar naudosite ją skleisti meilę, ar neapykantą? Ar naudosite ją didinti supratimą, ar nežinojimą? Tai yra neabstraktus filosofinis klausimas. Tai yra praktinis, kasdieninis klausimas. Tai yra klausimas, kurį užduodate savo kiekvieną rytą, kai pabundate. Ir atsakymas, kurį duodate, ne žodžiais, bet veiksmais, yra tai, kas apibrėžia jūs. Tai yra tai, kas apibrėžia jūsų gyvenimą. Tai yra tai, kas apibrėžia jūsų palikimą. Nes net jei jūs gyvensite tik 80 metų, net jei jūsų egzistencija yra mažiau nei akimirka visatos istorijoje, jūs vis tiek paliekate pėdsaką, jūs vis tiek keičiate visatą. Jūs vis tiek esate dalis begalinės transformacijų grandinės, kuri tęsiasi nuo didžiojo sprogimo iki šios akimirkos ir toliau į nežinomą ateitį. Ir galbūt, tik galbūt, tai yra pakankamai. Galbūt prasmė nėra kažkas, ką randame. Galbūt tai yra kažkas, ką kuriame. Galbūt tikslas nėra kažkas, kas mums duodamas. Galbūt tai yra kažkas, ką pasirenkame. Juodoji skylė neturi pasirinkimo. Ji tiesiog yra. Ji transformuoja. Nes tai yra jos prigimtis. Bet jūs turite pasirinkimą. Ir tai daro jūs ne mažesniu už juodąją skylę. Tai daro jūs didesniu. Nes sąmonė, ši neįtikėtina gebėjimas pasirinkti, kurti, transformuoti su intencija, yra retesnė už juodąsias skyles.
Ji yra trapesnė, ji yra brangesnė. Visatoje yra milijonai juodųjų skylių, bet kiek yra sąmoningų būtybių, kiek yra civilizacijų, kurios gali žvelgti į žvaigždes ir klausti, kodėl, kiek yra protų, kurie gali suprasti visatos grožį ir stebėtis juo. Mes nežinome, galbūt mes esame vieninteliai, galbūt sąmonė yra toks retas reiškinys, kad jie atsiranda tik kartą per trilijoną galaktikų. Galbūt jūs esate vienas iš nedaugelio, galbūt vienas iš labai nedaugelio būtybių visoje visatoje, kurios gali suvokti šią neįtikėtiną tiesą. Ir jei tai tiesa, tai reiškia, kad jūs esate nereikšmingas, jūs esate neįtikėtinai svarbus, jūs esate būdas, kaip visata pažįsta save. Ir jei jūs išnyktumėte, dalis visatos sąmonės išnyktų su jumis. Taigi gyvenkite, kurkite, mylėkite, stebėkitės, klauskite, ieškokite, transformuokite. Ne todėl, kad tai duos jums amžinybę, bet todėl, kad tai duos jums prasmę. Ne todėl, kad tai išgelbės jūs nuo mirties, bet todėl, kad tai padarys jūsų gyvenimą vertą gyventi. Ne todėl, kad tai atsakys visus klausimus, bet todėl, kad tai leis jums gyventi su klausimais, gyventi su nežinojimu, su paslaptimi, su nuostaba. Ir kai ateis jūsų laikas, kai jūsų atomai grįš į žemę, kai jūsų energija išsisklaidys į visatą, kai jūsų sąmonė išnyks kaip banga, sugrįžtant į vandenyną, žinokite, kad jūs buvote dalis kažko didesnio, kad jūs buvote dalis begalinės transformacijų grandinės, kad jūs buvote būdas, kaip visata pažino save. Ir galbūt, tik galbūt, tai yra pakankamai. Galbūt būti dalimi visatos, net trumpam, yra didžiausias privilegija, kokią tik galima įsivaizduoti. Galbūt būti sąmoningam, net akimirką, yra didžiausias stebuklas. Galbūt klausimas nėra, ar juodoji skylė yra kūrėja ar naikintojas. Galbūt klausimas yra, ar jūs esate pakankamai drąsus gyventi su nežinojimu. Ar esate pakankamai drąsus priimti laikinumą? Ar esate pakankamai drąsus kurti prasmę pasaulyje, kuris neduoda jokių garantijų? Nes tai yra tai, ką reiškia būti žmogumi. Tai yra tai, ką reiškia būti sąmoningam. Tai yra tai, ką reiškia būti gyvam. Jūs stovite ant planetos, kuris skrieja erdvėje neįtikėtinų greičių. Jūs esate pagaminti iš žvaigždžių dulkių. Jūsų egzistencija yra neįtikėtinai neįtikėtina. Ir jūs turite šią akimirką, tik šią akimirką, kad būtumėte gyvi, kad būtumėte sąmoningi, kad būtumėte stebuklas.